tiek buvau paveikta to trendo antakių tų plačių, tokių plaukuotų antakių, kur niekada neturėjau, tai net buvau pradėjus domėtis, kad o gal daro antakių persodinimo operaciją, žinai, kaip vyrai į Turkiją svarinėja. Ir aš, žodžiu, jau iš tų nagų, žodžiu, reikia važiuoti namo, aš susistabdau mikriuką ir aš jį negaliu lipti, nes aš negaliu su tais atsidaryti durų, supranti. Aš važiavau namo su autobusu, nes autobuse atsidaro duris pačios, supranti. O aš susidėjau šitus ir galvoju, ką aš čia dabar padariau, ta prasme. Nu ir, pavyzdžiui, ateina 10 moterų susikaupę, ten jau atlaukia. Nu ir ateina ta meistrė, žinai, bliudukas, tos smalos užmaišo, susadina tas moteris, taip, žinai, ant paprastų kėdžių, ir tada per visas eina ir visoms ta smala su tuo pačiu teptuku, su tuo pačiu, žinai, mišiniu, visom tepa, užtepė. Tu taip sureagavai labai subtiliai, bet irgi išgąsdino tave tas skaičius per mėnesį 400 eurų kosmetikai. Čia yra kažkas nesuvokiamo. Man tai yra visiškai nesuvokiamas, nes kosmetikos kainos dažnais atvejais irgi yra išpūstos. Klausimas, ar reikalingas paakių kremas? Jaučiu, kad reikia, nes nu vis tiek, kuo daugiau produktų supras, tuo čia reiškia naudingiau. Ir tu sakai, ne. Ir aš taip, čia mano žmogus. Skemas, 400 eurų kremas, skemas. Bet tai man ir paakių kremas yra skemas. Ir 12 produktų rutina yra skemas. Ir kad būtina naudoti tik vieno gamintojo visą liniją. Bet aš supratau, kad gal čia man tie buldogo žandukai neatsiras, jeigu aš čia kaip kur jau čia tie žandukai? Nėra ten, jo. Bet prevencija Žandukas taip. Prevencija gera. Tai bendros klaidos iš tikrųjų yra tiesiog nemokėjimas priemonių atsirinkti, per daug priemonių naudojimas, arba gal visai nieko nenaudojimas. Ir klaidos, kurias daro jaunesnės moteris, ne 25, ten 16, aš dabar iš vis nekalbu, kas ten vyksta, tai kad jos naudoja per daug priemonių. Sveika, Lavija. Sveika. Labas, Kristina, labas visiems. Smagu, kad vėl praleisime šiek tiek laiko kartu. Šiandien apie grožį turbūt pakalbėsim. Nu, labai aktuali moterim tema. Visais laikais moterisgi labai gražios norėjo būti ir nori būti. Gal tik tais tas yra, kad labai skirtingai tas grožis skirtingais laikais suprantamas. Ir tai, kaip mes 2000-aisiais įsivaizdavom, kas yra gražu, tai dabar jau galima beveik kaip anekdotą pasakot. Arba 90-aisiais tai dar labiau. O šiais laikais, ką reiškia būti gražu, tai vėl kitaip. Ir mes kartais atrodo tokios, kaip žinai, besivėjam kažkokį traukinį, kad tik toj stoty nelikt. Tie trendai keičiasi, vienais metais natūralumas, kitais metais injekcija, trečiais vėl natūralumas, o mes tik bėgam ir bandom pataikyti tos trendus. Ir neapsimeskim, kad tie trendai mūsų visiškai neveikia. Yra tokių, kur aš tai darau viskas, kaip čia man gražu ir aš nieko nesivaikau. Kiek jau čia iš mūsų dabar, žinai, sėdi su tokiais antakiais išpešiotais iki siuliuko, kokie buvo madoj kažkada. Visos tada tokios vaikščiom, o dabar jau nebe. Tai trendai mes galim, ką norim šnekėti, jie mus veikia. Tai apie tos trendus biški ir pakalbėsim. Ir kokie jie dabar atrodo iš tikrųjų, ypač čia bus tokia, žinai, kaip ir sakyčiau, net ir su nostalgijos šiek tiek, žinai, sumiksuota mūsų tema, nes mes be jokios abejonės paimsim tuos laikus, kai dar ir mūsų mamos buvo jaunos, kas buvo čia ir dabar, kaip tą grožį galima buvo pačiupinėti, kokį gauti. Ir tie trendai, kurie, pavyzdžiui, per paskutinį 10-metį pasikeitė, tuos pačius antakius, kaip paminėjai, tai žinai, ką prisiminiau, net dabar galvoju, tiek buvau paveikta to trendo antakių tų plačių, tokių plaukuotų antakių, kur niekada neturėjau, tai net buvau pradėjus domėtis, kad o gal daro antakių persodinimo operaciją, žinai, kaip vyrai į Turkiją svarinėja. Plaukų persisodint. Tai čia, kadangi turbūt buvo prieš kokius dabar jau 10 metų ta pati pirmoji banga, tai po to kažkaip apsiraminau, bet nuoširdžiai prisipažinsiu, googlinau, ar įmanoma pasidaryti tankesnius antakius su papildomais plaukeliais. Tai aišku, dar tas grožis, tai visą laiką, žinai, buvo susijęta ir su tuo, ką aš dėl savęs galiu padaryti, toksai savęs tarsi rūpinimasis ir turbūt lengviausias ir aiškiausias priėjimas prie savo grožio puoselėjimo, tai yra tai, ką tu darai su savo veidu, nes veidas mūsų visinė kortelė, kaip ten bebūtų, ar ne? Ir tada, žodžiu, kremai, serumai, masažai, kaukės, varškės, majonezai ir visa kita iki šiuolaikinių priemonių, kas irgi vėl yra kaip didžiulis bumas. Atsimenu, tu netgi esi minėjusi tas skincare entuziastai dabar netgi yra tokie, kurie dabar asmenybės tipas jau čia, kaip hobį gali išrašyti. Taip, aš žiūrėk, pavyzdžiui, ten, nežinau, mėgstu kaitinti ir tuo pačiu ir esu skincare entuziastas. Tai čia vėlgi tas laviravimas, kai, žinai, dabar yra ir tų socialinių tinklų, ir tas marketingo pasaulis yra toksai, žinai, apsiginklavęs visais ginklais, kad tik mus nuginkluotų.
Tai kartais pasimeti, žinai, kad tau kosmetikos reikia, kažkaip rūpintis veidų reikia, bet kartais taip nuo visko per daug, man asmeniškai būna tokia atmetimo reakcija, kad aš nenoriu nieko, atsikabinkit nuo manęs, aš einu, žinai, su muilu, kaip tu kažkada prausi veidą ir to užteks, aišku, neužteks. Tai šiandien pasikvietėme specialistę moterį, kuri tame yra 15 metų, kuri pati yra sukūrusi savo prekės ženklą, kuris gyvuoja 10 metų Lietuvoje, ir tai lietuviškas prekės ženklas, Drew kosmetika. Ir Indrė Urbanavičienė papasakos, kaip galima iš tikrųjų su tokiu mažyčiu krepšeliu, bet labai tikslingai ir su tam tikrais įpročiais savo tą veidą ir puoselėti, ir tą jaunystę, žinai, sustabdyti ir panašus visi kiti dalykai. Prieisim prie to. Kol laukiam Indrės, tai papletkavokim, pakalbėkim apie tos smagius dalykus. Man tai labai smagu, kad mes jau 40 plus vis tik tais nugyvenusios moteris, skirtingai negu tos jauniklės, kurios galvoja, kad čia tie trendai, kur dabar atsirado, tai čia jos išrado tos trendus, čia jos sugalvoja, kad mes jau matėm vis tiek, aš labai šiaip dažnai podcastuose kaip senutė skambu, aš kaip paskui reikia pasižiūrėti. Jo, aš tokia jo, žinai, oi, čia mes matėm, gyvenom, čia vos ne karus pergyvenom. Bet vis tiek, mes 40 plus jau šį bei tą matėm. Ir mes jau galime prisiminti, ir mes jau galime palyginti, kas įdomiausia, žinai, tuos visus trendus, kas buvo. Ir iš to galime ir pasijuokti, iš to, kad kažkada mums tai atrodo normalūs dalykai. Ir mes vis tik šiandien apsiribosim labiau veido, ar ne? Veido sritimi. Ir išimti mes padarėme tik vienam dalykui. Ir galima sakyti, kad tą išimti mes padarėme dėl manęs. Nes, reikia mokėti ir iš savęs pasijuokti. Aš, kaip sakant, kosmetikos ne per daugiausiai nenaudojau, veidą prausiau muilu, žinai, aš tai nelabai gal ką papasakot turiu. Bet buvo viena sritis, kur jau aš pasireiškiau 2000 kažkelintaisiais, ir tai yra nagai. Tai rodyk to savo nagus. Tai aš paprašysiu Arną, ir tu galėtum parodyti nuotrauką, kad štai šis žmogus. Nes nuo manęs buvo nuslėptas. Taip, štai Lavija. Čia tu? Aš labai ieškau. Mes nežiūrime šukuosną, mes nežiūrime ir tuos siuliuko antakius. Tai yra įdomu šitoje medžiagoje mūsų, bet tai čia riesti nagai? Taip, tavo nagai? Taip, čia yra 2000 kokie, aš tai bandyčiau spėti 5-6 metai. Gal pataisys mane moteris komentaros. Ir kai tik tais atsirado Lietuvoje tie priauginami nagai, tai aš visą gyvenimą labai svajojau apie ilgus nagus. Mano pirštukai tokie pakankamai liauni ir tas nagas lyg ir gražus auga, bet jis yra labai silpnas. Ir mano viso gyvenimo svajonė buvo turėti ilgus nagus. Tai kai tik tais jau tie ilgi nagai atsirado Lietuvoje, tai aš buvau ta pirmųjų, kur sakiau, čia yra sprendimas man, čia yra tas dalykas, kur aš visą gyvenimą laukiau, va čia yra tai, žodžiu. Ir aš nuvarau, pasidarau tokius nagus, Arnai, tu jeigu dar gali antrą nuotrauką parodyk. Trečia, šokiruosiu jūs labiausiai. Aš ten, žodžiu, žmonės nuėmiau, nes ne visi čia gal norėjo atsidurti. Tai va, tai čia vis dar tie patys papuošalų pasirinkimai irgi tokie įdomesni, žodžiu. O tai čia tokios nuotraukos yra, tu didžiavaisi tais nagais, nes turi netgi tokių nuotraukų apie nagus konkrečiai. Ne, čia ne visiškai apie nagus, čia ta prasme. Ai, supratau. Aš galvoju, kad čia gal, žinai, kaip tai patiko. Kad... Tai patiko, gerai. Ir Arnai trečią užmušimai, žodžiu, jau dabar nagų dailė. Va tai va, žodžiu, va tai va, buvo su tais nagais. Ir, žodžiu, kaip tik tais atsiranda Lietuvoje jau tie priauginami nagai, aš jau ten viena tikrai iš pirmųjų nuvarau, pasidarau, nieks nesuka galvos apie tenais nuodinga, nenuodinga. Čia taip, kaip pagalvojus, dabar gyva neseniai uždraudė ten tos... Gelinį lakavimą, neturėtų tam tikrų medžiagų. Taip, tai aš noriu pasakyti, kai tuos pirmus mes dėjom, tai ten turbūt buvo kokį 20 kartų viskas nuodingiau, kokie nors nuodingi klijai, nors lempas, bet kam rūpėjo, Lavija, kam rūpėjo. Tai sunaudodavo nagams. Pagaliau tokie nagai, žodžiu. Ir aš susidėjau tuos nagus pirmą kartą. Aš gyvenau Kaune, aš esu iš Kauno, žodžiu, išeinu į gatvę su tais tokiais nagais, žodžiu. Ir kaip žinia, Kaune buvo transporto priemonė populiariausia mikriukai, bet mikriukas susistabdęs, tu turi atsidaryti duris pats. Ir aš, žodžiu, jau iš tų nagų, žodžiu, reikia važiuoti namo, aš susistabdau mikriuką. Ir aš negaliu lipti, nes aš negaliu su tais atsidaryti durų, supranti. Ir aš kaip šiandien dienai pamenu, kaip aš važiavau namo su autobusu, nes autobuse atsidaro duris pačios, supranti, o aš susidėjau šitus ir galvoju, ką aš čia dabar padariau, ta prasme. Tada grįžtu namo, indus plaunu, pasiemu lėkštę, taip, su kompu dirbu kažkaip šonu, bet žodžiu, pripratau ir į mikriuką po kokio mėnesio aš jau įlipau. Tai tokios nagų mados buvo. Bet kai tu man sakai, kad tu turi nuotrauką, ar ne, su tais nagais ir kad tu buvai tai pasidarius, aš vis tiek maniau, kad jie yra 3 kart bus trumpesni. Čia yra neįtikėtinas ilgis, nes jie netriečiasi.
Nu, bet dabar vėl yra, tik tai dabar žinai, kokie tie trendai keisti, kur yra dar toks labai smailas tas nagas, tai tavo bent jau ta kvadrato užapvalinto forma Tai matai, buvo. tokia mada tai ir buvo. Tai va, jeigu Lavija paskui atsimintumėm, kaip toliau jinai evoliucionavo. Taigi paskui jo buvo smaili Dabar vėl nagai, smaili. užapvalinti buvo Taip. nagai, tada buvo... Migdolo formos, Taip, kvadrato ir tos formos visokiausios keitėsi ir tada galiausiai kažkaip tais liko, kad nustojo moteris prisiauginėti nagus ir liko gelinis. Tu žinai, kad dabar yra, bet dabar tas prieauginimas yra, man atrodo, irgi gelinis. Aš dabar bijau dėl tų technologijų suklysti, bet galiu pasakyti, kad vat, kai tu pasakoji, tai man irgi ten gal buvo kokiu nors prieš 20 metų. Aš irgi buvau vieną kartą prisiauginusi nagus, bet kur kas trumpesnius ir jie tada buvo akriliniai, supranti, akriliniai nagai. Ir aš buvau tokia kaip prancūziška prisiauginusi su tokiu baltu galiuku. Bet kai tu pasakei apie tą nuodingas medžiagas, neaišku, kokie ten, žinai, standartų nebuvo realiai. Tai aš atsimenu, kai tu sėdėdavai ir tau zulindavo tą nagą ten su tokia dildė, žinai, tai ten sklaidydavo ore Debesis. akrilo debesis. Ką mes ten kvepavom? Ką mes prisikvėpuodavom. Ką meistras prikvėpavo? Nuolatos prisikvėpuodavo ir skaudėdavo nagą, nes jis tau degdavo, supranti, nes tau šlifuodavo nago plokštelę. Taip. Tai aš irgi esu patirtį šitą turėjus nelabai ilgai, gal ten turbūt, nežinau, gal porą mėnesių, tiesiog atsibodo užkniso, bet to tas nagas toks gaudavosi, nu, toks storas. Taip. Bet tokio lakavimo aš ne, aš subtiliai. Prie mano veido nesitikėjai neįtik- išvysti nu, tokį Man dalyką. patinka pamatyti kitą tavo pusę visai. Bet va įdomu. matai, žiedų mados, va tada buvo banga, tada buvo Taip. 10 metų banga, kai aš vaikščiau visiškai be žiedų ir dabar va aš sugrįžtu vėl. Tai Nu, va, žiūrėk, vis dar truputį ir gal tie nageliai sugrįž. Visko gali būti, Visko visko gali gali būti. Tai Nu va. gerai, čia iš tikrųjų buvo vertas objektas prisiminimų ir apžiūros, o dabar tada mes keliausim vis dėlto prie veido, evoliucijos veido. grožio. Mhm. Tai galima gražinti, čia jau nešiurpinti. Nebegąsdinti žmonių žiūrovų. su tais mano nagučiais. Beje, šita mada truko apie metus laiko pas mane ir paskui jau užsibaigė. Tai tas padurniavimas nebuvo labai ilgas. Tai apie veidą, nu, aš tai sakyčiau, pradėkim nuo viršaus, nuo antakių. Nu, taip, tai kadangi aš jau, kai tik pradėjom pokalbį, pajutau ir supratau, kad turbūt labiausiai buvau paveikta, tai tikrai, žinok, tos kažkokios įtakos mados antakiam, žinai, nes prieš 10 metų tai radosi tas, nu, kad antakis čia yra pagrindinė veido kažkokia dalis, akcentas, ir jis turi būti didelis, masyvus, plaukuotas, nu, žodžiu. Nu, tai kas turi, tas turi, kas neturi, tas neturi. Nors kai grįšime prieš tai, kad toks plaukuotas didelis antakis tai būdavo atvirkščiai, kaip kažkokio nevalyvumo išraiška, pavyzdžiui, jeigu grįžtant į 20 amžiaus ar net tą pirmą pusę, kai tie siūleliai egzistavo, 1930 metų mada, tai yra Marlene Dietrich, antakiai, siūlai, išpiešti siūlai, arkos kitaip vadinamos, ir ką jinai darydavo, jinai nusiskusdavo savo natūralų antakį, savo plaukus ir išsipieždavo tas arkas tokias plonas, kur kas aukščiau. Bet pagrindimas man visai patiko, galvoju, gal šitas grožių, nes kai buvo juodai baltas kinas, tai vat tas kontrastas to labai tokio juodo plono antakio, tokio visą laik nustebusio, tokios dramos priduodavo, paslapties, netgi tokio kaip tarsi kažkokio ant žmogiškų taugalių suteikdavo ir tas žvilgsnis toksai pasidarydavo kažkoks, nu čia tokia kaip, žinai, kažkokia mistinė būtybė, o ne moteris. Tai va, bet ji uždavė tą madą ir labai daug tikrai to meto Holivudo tokių irgi ikonų, jos visos buvo tais nuskustais, na tikrais, užpieštais, plonais, juodais antakiais. Tai va, o tada mes grįžtam, reiškia, prieš 10 metų atgal, kai aš galvojau, kad, nu kaip norėčiau tokių antakių, nu kažkas man buvo užėję, galvoju, nu, gal juos persodina, gal juos prištampuoja. Yra viena Lietuvos influencerė, kuri yra persisodinusi antakius. Bet čia dabar jau, matai, o aš 10 metų jau man kaip ir dzin, bet prieš 10 metų, kai tas tik prasidėjo, atėjo tų tokių, žinai, tankių antakių mada, man tada atsimenu, taip jau jų norėjus ir atrodė, kad va čia tai jau Jėzau, kaip nuskriaudė, supras dievulis, dabar štai žiūriu ir galvoju, Dieve, kokia nesąmonė. Bet tu buvai nepakankamai ryžtinga, nu tu neišsisprendai tos problemos, aš matai su nagais, va iš karto ėmiau jauti Bet ten buvo už labai ragų. paprasta, o prieš 10 metų apie antakių persodinimą, tai čia gal aš tik buvau susigalvojus, kad gal taip daro dabar, tai kai čia viską persodina ir vyrai, žinai, kas antras į Turkiją skraido, tai turbūt jau galima būtų apie tai galvoti, bet man dabar kažkaip jau, žinai, kaip ir dzin. Bet tai buvau paveikta antakių mados, labai norėjau tokių didelių, žinai.
Tai mes kokias madas taip jau realiai matėme. Man labiausiai, aišku, užstrigusi yra ta tokie labai labai išpešioti planai ir tai yra... Čia 90-ieji? Ne, čia jau yra 2000-ieji, sakyčiau. Ai, tai čia tie Kristina Aguilera, Taip, šitie laikai. šitie visi laikai, taip, ir aš žiūriu, negi tu savo senose nuotraukose Tai aš atsimenu. Nes aš visuose savo senose ir va šitoje vienoje matėsi nuotraukoje su tokiais planais antakiais ir man jie yra labai baisus. Ir man tarp kitko kalbant apie antakius, nu va aš žiūriu tos va ten, tada baisus, tada paskui atėjo į madą, kaip tu sakai, tie super platus, man jie irgi baisus. Ir tu nepastebėjai, kad taip yra, kad ta mada, kuri tuo metu yra, mums pradėjo atrodyti, kad yra pati teisingiausia ir va pagaliau atėjo kažkas normalaus. Čia tas buvo nesąmonė, o dabar tai va, jau pagaliau sveika protą tiem. Ir paeina 10 metų ir tu žiūri, kur ten tu buvai atėjęs tą sveiką protą ir tu supranti, kad nu ir ten buvo nesąmonė. Aš galvoju, kada nors bus kitaip. Ar visai, kad bus, kad kai yra mums atrodo normalu, praeina 10 metų, žiūrim atgal, kokia mes čia nesąmonė. Dabar tiems santakiams, nu žiūrėk, nebėra ten kažko, kad jau jeigu tik tai būtent tokie, o ne kitokie, dabar vėl visi kalba apie natūralią formą, apie natūralūs atspalvį ant akių. Irgi trendas yra. Irgi trendas. Taip, trendas suprask natūralumo. Taip, dabar yra natūralumo trendas visiškai. Bet kai kalbam apie antakius, mes niekaip negalim nepakalbėti apie permanentinius antakius. Esi turėjus? Na taip, aš iki dabar juos šiek tiek turiu, tik tai jie tokie, nu žinai, padaryti gana švelnus, ant kuriuo aš ten dar kažką pasipaišau papildomai. Aš esu turėjusi irgi labai panašiu beje metu kaip ir šitus nagus, nes jau atsirado irgi permanentas, tai ir čia irgi... Ai, tu nuo tada turėjus, aš tai čia tik... Aš tais laikais esu turėjusi ir irgi buvo, aš niekada gyvenime neturėjau antakių, pas mane ten 3 plaukeliai ir aš išsispręsiu savo problemą. Ir tai dabar jau yra ten ir dažai, jau ten ir kažkas kažką reguliuoja, prižiūri, kad ten kokių nuodų neprisileistų. O tais laikais, tai žodžiu, nu, mes ten leidomės, pas mane, aišku, nebuvo tie tokie pilki, žodžiu, kurių, ar ten, nu, tokie patys pirmieji, patys blogiausi. Ne, tai buvo violetiniai, mėlyni. Mėlyni tokie, bet mano antakiai, mano oda, suprask, sureagavo taip, kad jie tapo ryži. Ir aš labai ilgą laiką vaikščiau su tokiais ryžais antakiais ir mano bendradarbė viena jau neapsikentus, nu, ne tai, kad gal neapsikentus, išdrasėjus vienkart paklausė, sako, o tu specialiai tuos antakius, taip tokius oranžinius, kasdien dažais, nu, tokie, žinai, į oranžinumą. O aš sakau, nieko, aš kiekvieną dieną nesidažau, sakau, dabar jau jie tokie yra ir teks laukti, kol visiškai išbluks, tai man ilgainiui išbluko, bet... Kai apie antakius pasakei, tai aš prisimenu, mama, žinai, kažkada čia pasakojo irgi, nes, nu, vat, kai pradėjom tos pirmus podcastus daryti, tai mama sakojo, pasižiūrėjau ir taip į savo jaunystę visiškai grįžau, nu, tai aišku, dar tada buvo sovietmetis, jeigu ten buvo kažkoks 20-30 mamai. Ir dabar kam nors papasakotum, tai yra nesuvokiama, supranti, va čia tai standartų nebuvimas buvo, žodžiu, ateini pasidažyti antakių, nu, tai kirpikla, kuri ten darydavo ką? Cheminį, nu, ten nukirpdavo, tada tokie cheminiai su tokiais didžiuliais ar ne aparatais sėdėdavo moteris, tada ten pat manikiūras ir ten pat antakiai. Tai būdavo taip, visą laiką būdavo trūkumas, tu aišku, grožio salonų, nu, žinai, amžinas deficitas visur, sovietmečio, žodžiu, toks atspindys. Nu ir tada ateina, jau susidaro ta moterų eilutė, jos jau visos nori tuos antakius pasidažyti, nu ir, pavyzdžiui, ateina 10 moterų susikaupę, ten jau atlaukia, nu ir ateina ta meistrė, žinai, bliudukas, tos smalos užmaišo, smalos, nes nebuvo. Gal čia jums pilkšvai ruda, o gal čia jums rusvai juoda, o gal čia jums grinai juoda, o gal čia jums ten kažkokiu, ten, žinai, ryžą kokį tik nori. Būdavo smala. Užmaišo tokį bliūdą didesnį, žinai, susodina tas moteris, taip, žinai, ant paprastų kėdžių, ir tada per visas eina ir visoms ta smala su to pačiu teptuku, su to pačiu, žinai, mišiniu, visom tepa, užtepė visą sėdį ir vienintelė, supranti, technologija, kaip išgauti, pavyzdžiui, tam tikrą atspalvį, nu, tamsiau, šviesiau, nes, nu, pačių spalvų pasirinkimo, aišku, paletės nebuvo. Tai pagal laiką. Ir dabar sako, kuri nori tamsiau ten sėdėkit, pavyzdžiui, ten 10 minučių, kuri ten šiek tiek šviesiau 5, kuri ten vos ten kokias ten 3-2. Ir kiekviena savo nusistatydavo laiką ir suprask, tavo antakiai yra tavo reikalas. Ir jeigu tu ten spėjai pašaukt, valykit jau man, tai mama sako, aš tai ten tas kelias minutės, nes tas dažas baisus juodas, tai sako, ten po kelių minučių, o būdavo moterų, atsėdėdavo savo tą pilną laiką ir išeidavo. Ir išeina su tokiais. Su flomasteriu. Bet praktiškai po to kokius ten 3 mėnesius nebeini, žodžiu, tą kirpyklą, bet šiaip tu supranti higienos normos su to pačia smala.
visam 10 moterų. Ir Bet dar kaip ten efektyvu, viskas, žinai, greitai. viskas Aš patiko. atsimenu, kad net kainuodavo, žinau, kelis litus, man atrodo, tas padažymas. Nu tai čia tai iš vis jau seniai, čia aišku buvo dar seniau, jeigu mūsų mamos buvo jaunos, bet po to jau radosi, jau ten po vieną tai jau priimdavo, ar net ant tų santykius padažyti. Dar atsimenu, juokinga būdavo, nežinau, kaip dabar vyksta, kažkaip per karantiną išmokau šiaip tai pati viską pasidaryti. Tai dar, kai kartais blaksienas pasidažydavau, tai kur tave veda per visą grožio saloną, ten vyrai kerpasi, dar kažkas, tu ten griuvinėjai už stalų, kad nusiplautum pats, žodžiu, jau tuos dažus nuo akių iki kriauklės. Tai čia tokia 2000-ieji, žinai. Okay. Nusileiskim nuo antakių žemyn į bendrai visą veidelį. Per visą tą grįždama atgal, kas tau labiausiai įsiminė? Man pasakysiu, absoliučiai iki dabar prisiminus Egipto žemę. Bet ne iki dabar yra. Turim tai? Aš to sakau, galiu pasakyti, kur dalykas. Čia man buvo absoliučiai juokingiausias dalykas ir netgi aš jį turėjau vieną kartą nusitepiau, supratau, kad baisu, žodžiu, nebenaudojau. Bet gal tu nelabai mokėjai, žinai, su ją naudotis, nes ją šiaip naudoja, žinok, ir pažįstamos kosmetologė sako, jeigu dabar jinai, tarp kitko, sudėtis jos pasikeitė, ten irgi pagal normatyvus Europos Sąjungos. Nebededa žemės, Egipto. Nebededa normalios žemės. Ten kažkaip, žodžiu, yra dabar tas pigmentas švelnesnis. Tu nenusivarysi taip, žinai, kaip indėnas, neužsivarysi tokių, žinai. Nes tada visos eidavo tokios, kur atrodo, kad tikrai supranti su veidu į tą Egipto žemę trenkė, atsikėlė ir nuėjo, žinai. Tai va, tai žinok, yra iš tikrųjų pirkti ir jeigu moki, sako, naudotis kosmetologas, tai galima ir su ją ir pakontūruoti, ir biškai pasibronzinti. Tai reikalas čia jokiuose, ar ne? Tai, bet, žinai, reikia mokėti naudotis ir kai tu sakai, ten, žinai, jeigu ten kelios kruopelės ant šepetuko, tai ne tas paskas. Ir taip, žinai, visą veidą. Bet buvo čia, o Egipto žemė, čia buvo lygis, nes nebuvo ir labai pigu. Tai čia dar reikėjo sugebėti ją įpirkti irgi, žinai, prie statuso jau simboliu einam. Ir dar iš tokių, žinai, man labai užsifiksavusių momentų, tai tas, kai atsirado labai tas stiprus kontūravimas. Ir aš galvojau, tai o iš ko jisai kilo, žinai, kas čia yra atsakingas, kodėl čia atėjo į madą tas toksai labai stiprus kontūravimas. Tai, kaip pasirodo, paskui už visą kitą irgi atsakinga yra Kardashianė, šita jau pagrindinė, kuri yra pagrindinė. Kim Kardashianė yra atsakinga už šitą. Tai tas kontūravimas, jisai buvo visada, bet jisai kur buvo? Jisai buvo profesionaliam makiaže, ir ten teatre, ir televizijoje, kine ir taip toliau, žodžiu. Bet Kardashianė su savo jau tuo makiažo meistru, netgi, žinok, išknisau pavardę, Mario Davinčis. Beveik, žodžiu. Tapytojas. Dedi Vanovič, tai jau kažkas, tai iš nežinau, ten gal Čekija, Vengrija, kažkas gal tokio žodžio, tai jau jie pirmieji žodžiu jau čia susigalvojo, kad čia reikia labai stipriai kontūruoti ir pasirodo buvo kažkokia net kultinė nuotrauka, kur Instagram'e įsikėlė, neiškontūravus, tiesiog nusibraižius tuos visus, žodžiu, brūkšnius, čia išsprogo ir jinai, reiškiasi, pritraukė prie liaudės tą kontūravimą ir jin pardavė idėją, kad tai mes turime kontūruotis kiekvieną dieną, kad čia ne profesionalus makiažas, ne į teatrą, bet mes kiekvieną dieną. Ir aš šitą bangą tikrai puikiai atsimenu, kai visos eidavom, žinai, kaip į profesionalią fotosesiją ateina į darbą, žinai, ir čia jau... Aš nežinau, kažkaip šitą prašoko. Nu, aišku, kitas dalykas, žinai, aš atsivalgydavau to makiažo, turbūt kaip ir visai smagu buvo dėl to, kad... Tai tu net nespėjai pastebėti. Ne, dėl to, kad kai dirbau televizijoje, tai ten nuolatos reikėdavo ten dažytis. Tai jau dienos metu, kai aš nedirbdavau, aš darydavau viską, kad nereikėtų dažytis priešingai. Bet tai aš kažkaip prašokau tą kontūravimą, nors kažkada buvau nusipirkusi, žinok, kontūravimo priemonę ir taip žiūrėjau ją ir po to išmečiau, nes supratau, kad nei aš suprantu, kaip, nei aš darysiu, bet nepastebėjau. O tai ką, va, čia 14-15 metais, žodžiu, išsprogo, tiek išpopuliarino, kad būdavo stovi, žinai, Maksimoj kasoje ir kasininkės sėdi čia patamsinta, čia pašviesinta, čia, žodžiu, tie kontūravimai. Čia highlightas, čia kontūras. Taip. Ir, žodžiu, tiek tapo viral, kad netgi po šitos visos bangos, tai kontūravimo paletės tapo thing, jau čia buvo masinis produktas. Iki tiek, kad net aš, žmogus, kuris nesidažau, aš turėjau NYX kontūravimo paletę. Kam aš ją nusipirkau? Neklauskit, bet aš ją turėjau ir netgi turbūt dar turiu. Bet bent vieną vis tiek daiktą kažkas buvo nusipirkęs, vat ir tu, žiūrėk, nepanaudoji, ir aš ten kažkokį pieštuką ar kažką, nes kontūravimas tada tapo absoliučiai visas, atsidaryk Instagramą būdavo viską, gal net ne Instagramą, meluoju, YouTube'ą labiau. YouTube'e visos pamokos būdavo kaip kontūruoti ir viena aiškina, kad reikia tepti čia, tada kita aiškina, ne, jeigu čia patepi, tai blogai, žodžiu, reikia tepti čia aukščiau, tada čia ar čia, tai, žodžiu, ten buvo prigalvota. Dabar iš tikrųjų džiaugiuosi, kad va, tas nebėra, žinok, to tokio pamišimo dėl to kontūravimo, nes vienu metu tai atrodė, kad jeigu tu nekontūruoji, tai tavęs nėra. Taip. Toksai, žinai. Taip.
Tai tas nueina, ačiū Dievui, tas nueina, lieka kam reikia, bet tai nėra, vat, dar žinai, kartais atrodavo, kad tos moteris kaip su kaukėm, tokia, žinai, kaip indėnai nusipiešė, žinai, tas, ta prasme, tokias Nes kai kurios neišblendindavo pakankamai, žinai, neiškontūruodavo ir tada tokia visokių, dieve, aš galvoju, ir tų nuotraukų visokiausių įdomiausių, žinai, kaip kaklą savo, veidą savo. Jo, į priėmimą eina, žinai, irgi ten pakankamai neišblendina, eina čia brūkšnys, čia ir man dabar jau yra tai buvę, nes aš dažytis išmokau šiemet dėl podcasto, jeigu čia galima vadinti, aišku, išmokimu, bet, žodžiu, ir man taip yra buvę, ir visiems, kas ten ant tos kontūravimo bangos kontūravosi, tai būdavo, žiūri kokį vakarėlį nuotraukas, ir jau čia, žodžiu, pas vieną čia brūkšnys, pas kitą čia brūkšnys, nu, juokinga buvo. Bet Kardašianės ties to nesustojo, kaip aš sakau, pradėjau aš analizuoti, jos atsakingos už didelę daugumą trendų, kurios ten nuo 2010 tie trendai buvo. Tai po kontūravimo trendo, tai jos sugalvojo, kaip užsidirbti toliau pinigų, ir tada sako, reikia, žodžiu, iššviesint, highlighting viską. Ir tada, žodžiu, visur šviesinom. Dabar irgi, nu, jau dabar nebėra tos mados, o tada būdavo, čia turi šviesint, nežinau, ar žinai. Tada čia turi šviesint, man atrodo, net vieną ragio nosim kažkas vadina, žodžiu, kai viena čia taip švyti, tada po akim švyti. Jeigu per daug švyti, tai, žodžiu, po lūpą apatinę čia, ne, čia tamsint, va, viršutinę šviesint. Taip, čia šviesint, čia šviesint, tada nosis irgi, jo, nosis čia tamsindavo, čia šviesindavo, po akim šviesindavo. Šviesindavo labai, va, čia tepdavo tiesiog. Taip, nu ir ką, ir čia 16-18 metai, 2016-2018 metai, ir tada highlighteriai tapo dalykas, ir visi pardavinėjo highlighterius, ir, žodžiu, jau visi visur šviesino. Jeigu tu čia jau neblizga pas tave ir nešviečia, tai jau blogai. Ai, tas toks perlamutras, ne? Na, ne, jis tiesiog toks nors gal buvo ir toks sublizgęs jau paskui. Taip, tokio efekto duodo. Ir tada darydavo taip, sluoksniuodavo kontūravimas ir plus tas highlightinimas, žinai, tai toks gaudavosi, nu toks, jeigu nepadarysi profesionaliai, tai plėmais, rudai, baltais tokiais plėmais. Ir tai buvo momentas, kai man jau viskas atrodo žiauriai sudėtingai. Tikrai, tikrai. Tada jau tu tikrai turėjai labai, labai daug išmanyti. Ir kur, ir kaip, ir kokio pločio, ir kokio storio, tai jų YouTube, ten tie visi influenceriai turėjo darbo. Viskas yra dėl užnorio Kardashian nusidirbt daugiau pinigų, ir mes kaip avelės iš paskos, žinai, su tais kontūravimais. Nu, visiškai. Ir highlightinimais, ir strobinimais, ir kuo ten dar. Žinai, aš net nežinau, ką tai reiškia, aš tik esu girdėjusi terminus, ir manau, kad atrandamas vis naujas terminas, taip, kad kažkas vyksta, bet kaip vyksta, tai čia tokia, žinai, paslaptis didžioji, kaip tai išspręsti. O žinai, ką prisiminiau, tu nušokai, nu, ne tai, kad nušokai, bet tiesiog veidą paėmė, aš prisiminiau, kad dar nepamirškime mados akių dažymo, pavyzdžiui, šešėliavimo, ar ten kokio, žinai, pravedimo. Tai aš žinau, kad atsimenu dabar, tai, nu, nematau šiaip jau ant moterų. Aš kai buvau studentė, aš, žinok, labai mėgau žydrus ne šešėlius. Šešėlius tai gal čia dar anksčiau. Bet aš turėjau tokį žydrą perlamutrinį pieštuką, su kuriuo apvesdavau visą akį ir viršutinę, žinai, voko liniją ir apatinę. Ir va, su tokiom žydrom, žodžiu, tokiu žydru makiažu vaikščiodavau, žinok, normaliausiai besijausdama. Aš tai iš tų mėlynų atsimenu, tai tik tiek, kad mūsų mamų laikais tai tos paletės akių šešėlių būdavo daugiausiai mėlyna, arba mėlyna ir violetinė, arba mėlyna dar kažkas. Tai būdavo iš dviejų spalvų, ir buvo tamsiai mėlyna ir žydra. Taip. Supras, kontūruok savo jau takį. Ne? Ir aš ieškojau informacijos, tai kodėl mėlynai dažėsi, tai pasirodo, kad filmuose visas dažė mėlynai, nu tai kadangi filmuose dažo mėlynai, tai gyvenime irgi moteris nori dažytis mėlynai, tai jums mėlyna paletė. Ir buvo tada mada tokia. O man atrodo, kad daugiausia vis tik tais mes išlošėm tada, kai tie dažai patapo rudi ir ten 50 rudų atspalvių. Tai visos daugmaž normaliai. Bet pasakyk man vis tiek, va dabar apie to šešėlius, vat gerai. Pasakyk man, kodėl reikia tokios paletės, kur yra 24 atspalviai. Ką? Aš suprantu, profesionalų aš nekliudau. Jie dažo daug skirtingų žmonių, jiems reikia daug skirtingų odos atspalvių ir kitų dalykų. Bet juk tai yra šiaip tiesiog parduodama ir moteris merginos perka va tokio dydžio šešėlių paletės. Aš norėjau, žinok, nusipirkti kažkokį tiesiog rudą, kaip sakai, šešėlį, nu truputėlį gal pasitamsint kažkokius kampus, aš negaliu rasti vienos spalvos. Tu turi pirkti visur paletės bent iš 4 spalvų. Ką man daryti su tom 4 spalvom, supranti? Nepastebėjai šito dalyko? Aš kol tu pasakai, bandžiau suskaičiuoti, su kiek spalvų aš dabar nudažau savo akį, kai jau aš dabar skaitau, kad jau aš kažką išmokau su 4. Atsiprašau, my bad. Tai va, bet pas mane ten ir yra, žinau, 4, tada dar ten žandukam ir viskas ten labai tvarkingai. Aš čia ne pavyzdys, bet jeigu ką, tai žinok, pasidariau, žinai, kaip sugalvoju vietoj šešėlio, gal, nepirksiu aš tos paletės,
tai aš su bronzantu, jisaigi toks rudas, tai aš tiesiog truputį tuos vokus pasidašau. Tai žinok, viskas ten galima, viską galima, kur noriu, ten naudoji. Dar prisiminiaugi visus, kai jau atsirado BB kremai, vat, man tas irgi buvo, aš irgi ilgą laiką nesupratau, kas tas BB ir kol aš bandžiau susivokti, kas tas BB atsirado CC. Ir aš vis dar likau nesupratus, kas tas BB atsirado CC ir dabar aš bandžiau pasižiūrėti, o tai dar jie madoj tie BB CC. Tai žinok, be viso ko, jie dar galiausiai bandydami pratęsti tą tradiciją buvo sugalvoję ir DD kremą, kuris visiškai neišpopuliarėjo ir dabar, žinok, kažkokiam viename šope radau vieną DD. Ir jie ten, žinok, ta prasme, kiekvieną tą raidė reiškia kažką, tai aš gau gerai, kad jie nedėjo iki F, nes tada būtų buvę face. Okay. Suprantate, tai gerai, kad jie su tuo D sustojo, nepaėjo jiems su D, nes su F jau nežinau, ką būtų sugalvoję, bet buvo ir šitas etapas, tu turbūt naudoji. Kai pasakei DD, tai prisiminiau, kad aš DD, tai žinau, turbūt tik liemenėlės toks dydis yra. Yra kažkoks DD, ne? Jo, yra. Tai kai girdėjau iš to, kad čia jau toks prie rimtesnių apimčių. Nu, žinok, aš esu buvusi BB kremo veidų Lietuvoje, lietuviško prekės ženklo. Prašau, ir man jis labai patiko. Tai dabar galvoju, palauk, kiek čia reikia paskaičiuoti, žinau, kokių prieš gal 13 metų. O dabar taip skaičiuoju, žinai, va taip. Man tarp kitko, tai buvo tikrai didelė naujiena ir Lietuvoje iš lietuviškų prekės ženklų turbūt tai buvo gal net pirmasis produktas, tokie pionieriai. Ir tikrai, žinok, buvo labai smagus tas produktas, labai patogus tepti ir man jisai patiko tuo, kas tas per BB, žinai, kremas yra. Aš, pavyzdžiui, iki dabar, žinok, visai mėgstu. Kai tu nenori labai dažytis, pavyzdžiui, kažkur eiti, bet tu ir nenori visai būti tokių plikų veidų. Tai jisai taip lengvai, ten kažkokie raudoni, užtepa, bet taip tikrai nestipriai maskuoja ir tuo pačiu drėkina odą. Nu, tai vat, tai bent jau gamintojas sako, kad atlieka tokias funkcijas ir man BB visai kremai nieko. CC esu bandžius, irgi prisipažinsiu, tai CC, kaip suprantu, skirtumas tas, kad ten yra toks pigmentas žalsvas, kuris susiliedama su tavo oda irgi tą raudonį malšina. Prie DD aš nepriejau ir net nesu girdėjus, kad tokių yra, tai neįsivaizduoju. Nu, aš irgi nežinau, kaip pradėjau googlinti, atradau. Ir tada galvoju, okei, bet čia ašgi žinau, kaip yra pas mumis. Sugalvoja produktą, tai ten išsisėmė, reikia sugalvoti naują. Tai dabar jau pati naujausia tendencija yra serumai su spalva. Ai, serumas, kuris tarsi jaunantis, pavyzdžiui, ar ne? Jo, kažkokios tai veikliosios medžiagos, bet dar prideda spalvą ir man atrodo ten kažkaip vadinasi tint kažkas tai. Ir jie vat yra iš tos serijos, kur kai aš nueinu kai pradėjau dažytis, nueinu į kosmetikos parduotuvę ir bandau ką nors išsirinkti, tai man tie serumai su spalva yra tas dalykas, kur aš pasiimu ir galvoju, ką su tavim daryti? Tai ar tu spalva, ar tu serumas? Kodėl čia sukerkti tokie du dalykai? O iš tikrųjų, teisingai sakai, man ypač tie daiktai, kurie atlieka tarsi per daug funkcijų, man kaip to dažnai sklibimo mašinos, kur realiai tu spaudi ten 2 mygtukus, nu gerai, 3 ten džinsai, ten patalnė, rankšluosčiai ir dar ten kažkas, žinai, bet ne ten 12 funkcijų, žinai. Tai vad man atrodo irgi, kaip tu sakai, o kada tai tepti? Prieš, po, per... Ką su tavim daryti? Nu, aš žinau, kai nueinu į parduotuvę kosmetikos, tai mano visai, ką būna toksai, kodėl jie negali paprastai, supranti. Šitą tepk ant akies, šitą tepk ant žando, šitą tepk ant lūpos. O ten, supranti, tu paimi ir tas pavadinimas ten tint, šmint, dar gerai, jeigu serumas užrašo, bet aš randu tokių produktų, kur neužrašyta nieko ir tu vartai iš visų pusių ir tu galiausiai nesupranti, ką. O kaip tu išsiskirsi iš kitų? Kaip tu garsiai pakalbėsi reklamą pasidarysi, jeigu tu tiesiog išeisi kaip dar vienas eilinis ten, nežinau, ten 1000 kažkoks serumas, o čia tu esi kažkoks važiuok tint, šmint, špaklius numeris ten 66, žinai. Nes tint kažkas, žinok, ten yra. Šiaip tai yra ir iš statybinių medžiagų angliškai. Na gerai, lūpos. O. Tai čia, žinai, aišku, dabar tai toks irgi vienas iš tų vajų lūpų, tai čia tikrai, tas putlinimas, aš neatsimenu turbūt nei vieno tokio laikotarpio, kai dabar yra toks lenkų posakis, každy žuk į žabą. kiekvienas vabalas ir kiekviena varlė tai daro. Dabar, man atrodo, kai pasižiūri moteris gatvėse bet kur, tai labai sunku surasti, kad kažkas ten nebūtų pašvirkšta, pariesta ar ten paflipinta, kaip ten vadinasi, žinai. Nu, nežinau, jau taip labai sunku surast, bet, bet dažnas, yra, žinok, dažnas. Bet aš džiaugiuosi bent tai, kad mažėja tokių gąsdinančių, žinai, egzempliorių, nes būdavo, eini per parduotuvę, žinai, kažką atsisuki ir pamatai tokias lūpas, kad tu negali nežiūrėti ir tu valdaisi, bandai nežiūrėti ir negali nežiūrėti, bandai nežiūrėti ir negali nežiūrėti. Esi mačias tokių variantų? Esu. Ir iš tikrųjų, žinok, žinau, net kaip tu sakai, nežinau, kas antra, ne kas antra, bet žinau moterų, kurios taip subtiliai tai pasidariusios, kad niekada net neįtartum,
Supranti? Bet aš norėčiau Aš irgi subtiliai. biškį norėčiau. Jo, prisipažinom. Man tik mano aplinka neleidžia. Nu, aš nelabai ten klausiu, jeigu norėsiu, bet kažkaip jie manęs nepalaiko Padarysi šio. taip, kad nesupras. Nepalaiko šiuo atveju, žodžiu, šiuo klausimu, bet, nu, tai čia atskiras klausimas, žinai. Bet, vat, įmanoma, žinok, subtiliai, galima. Ir tada aš galvoju, kad tos moteris, kurios pasirenka va tą, kur tu išsigasti, tai čia yra, nes Negali taip nežiūrėt. nori, nes taip žmogus nori, tai nenutinka netyčia. Ane? Nu, kaip tau atrodo? Nu, jeigu ten toks jau, žinai, Gal tenai, žinai, įeina į patalpą pirmą lūpos, o po to moteris. pradėjo su noru kaip ir tu, žinai, gerais norais kelias į pragarą grįstas, o paskui jau nebegalėjo sustoti, žinai, gal visą. Čia man tai paaiškina mano aplinka, kad aš, žodžiu, nesugalvočiau darytis ten tų lūpų injekcijų, pavyzdžiui. Sako, tai po to nesustosi, tau tos lūpos tik ir pūsis. Nu, tai čia, žinai, taip. Kiek tame tiesos nežinau, bet, nu, vaizdų visokių būna. Taip, o nuo ko prasidėjo mada, tai irgi, nu. Nu, Kardashian. Aišku, tai aišku, Bet žinok. kaip mes, klausyk, Nuo vergaujam Kardashian. tam klanui. Taip, va, 15 metai Kylie Jenner jau sesutė prisipažino, kad pasidarė jau tas lūpas išsiputė. Ir tai gerai, nu, jinai paėmė ir išsiputė tas lūpas, prisiputė, jas pasidarė didelis. Tai bet tai pinigų tu neuždirbsi iš to, kad tu lūpas pasididinai. Ne, tai mums varguoliams jinai sukūrė Kylie Lip Kit, kuris ten išsprogo, ten per, nežinau, per valandą ten kažkokie nesveiki pardavimai buvo. Ir tas kitas yra kaip, nu, lūpų dažas, toks ant kotelio ir šalia dar pieštukas. Ir jų dabar visokiausių. Tiesiog pieštukas ir dažas. Taip, ir Kylie Lip Kit vadinasi ir iki dabar baisiai, nu nežinau dabar kiek to populiarumo yra, bet kai atsirado, tai buvo žiauriai populiaru. Tai jinai pradėjo apskritai tą bumą, nuo jos prasidėjo, kai pasakė, aš pasiputlinau, prasidėjo tą putlinimo banga, bet, kaip aš sakau, tai dar jinai ir užsidirbo milijonus. Nu, tai tas Lip Kit yra rinkinukas, žodžiu, toms lūpoms. Ir dabar, Taip, kai tu nu va- jeigu neturit pinigų, žinai, Tai esmė, ką ten tu labai kažkaip turi išsipiešti, kažkaip išsikontūruoti tas pieštuku, aš kaip lūpas. suprantu, labai turi apsipiešti. O ta juokinga tokia tendencija, aš nežinau, kiek ten iš tikrųjų gyvenime moteris tai daro, bet aš mačiau, kur, nu, aišku, daugiau tose skečuose, kur juokiasi iš to, kur va tai padaro lūpas, į vidų, tada apsipiešia su lūpdažiu ir kažkaip tas lūpas paleidžia atgal ir tą likusi plotą, kuris yra tiesiog odos, užpiešia su kažkokiu tenai, žodžiu, dažu ir tada tos tokios lūpos Taip, taip. Ar tu esi, pavyzdžiui, gyvai mačius taip vaikštant pasidažiusi moterų, aš kažkaip ne. Aš bandžiau pati pasidaryti taip. Ir kaip atrodė? Ir buvo tokia nesąmonė, kad aš neišdrįsau išeiti į gatvę šitai, bet aš bandžiau išgauti tą efektą, matai? O žinai, ką prisimenu pasakytą Kylie Lip Kit, ar ne, ta viena iš Kardashianių, kad išleido, o aš atsimenu seniai dirbom, pačioj pradžioj, kad tik pradėjau dirbti televizijoje, buvo viena tokia viena, žodžiu, moteris, kuri irgi eidavo į ekraną, dabar tai irgi seniai nebedirba, bet jinai ir šiaip tokias turėjo tokias, nu, išraiškingas, visai putlės lūpas, bet jinai buvo pagarsėjusi legendinė, žodžiu, kaip lūpų dažytoja, kai jinai nueidavo į grimo kambarį, tai visi sako, ai, nu tai nuėjo, žodžiu, lūpų dažytis, tai jinai su tuo pieštuku ten tiek, žinok, preciziškai tas lūpas apsivesdavo, ten kažkaip sluoksniuodama, su visokiais atspalviais, žinok, išgaudavo, kad jos būdavo dar putlesnės, nes yra kažkaip, kad išorė turi būti tamsesnė, Taip. tada į vidų lūpos, reiškia, centrą turi būti šviesėjama, tai jinai buvo pagarsėjusi, žodžiu, kaip lūpų ten dažytoja, jo. Tai galėjo savo laiku išrasti ir pasiūlyti va tokį Lip Kitą. Gaila, kad ne Kardashianė. Nu tai va, tai Kardashianės užsidirbo iš visų galų ir tada galiausiai jau po pandemijos nusprendė, kad dabar reikia užsidirbti iš skincare produktų, kad tokia kaip ir tendencija, kad skin first, pirmiausia oda ir kad geriausia kosmetika ir labiausiai jau kas tau grožį suteikia, tai sveika veido oda. Nu ir tada jau išleido savo kosmetikos skincare produktų liniją odai, kad dabar jau puoselėkime tą odą ir čia jinai jau ne antakiai ryškus, ne vokai mėlyni, bet savo sveika drobę, kad tada gražų veido paveikslą. oda, žodžiu. O dar apie lūpas, o tu atsimeni apie madas tada, 2000-ųjų, kurios yra tikrai juokingos. Kaip būdavo, pavyzdžiui, kontūras brėžiamas, būtinai pieštuką reikėjo turėti ir toksai žymiai tamsesnis kontūras ir tada toksai, nu nežinau, tokios vos ne kažkokios tokios odos spalvos, kūno spalvos, taip vadinamos lūpdažis, o kontūras vos nerudas. Ir toksai, žinai, apibrėžta burna tokia ir tada net tas pieštukas nesusiblendindavo su lūpdažiu, o lūpdažis būdavo vos ne kito atspalvio. Atsimeni šitą? Atsimenu ir dabar vakar žiūrėjau Jennifer Lopez naujo filmo pristatyme, lūpas apsivedusi, nu, išsiskiriančios tokios biškios spalvos, ne taip kaip tada 90-aisiais, bet skiriasi, matosi tas apvedimas, kad kitokios spalvos ir aš galvoju, nu va, ir vėl Grįžta. pareina, vėl, ar nebus taip, kad vėl grįžta mados.
O pasakei apie žvaigždės prisiminiau, o tai apie tas pačias akis dar kalbant, ne apie grožį. Tai dabar vėl skaičiuojam, tai čia kiek, prieš kokį beveik 20 metų, nesimenu, kada ten, žodžiu, visas pasaulis sužinojo apie Kate Middleton, ar ne, kai jinai, žodžiu, tapo nuotaka sužadėtinė princo Viljamo. Ir tada, aišku, buvo jauna ir tai buvo atkreiptas dėmesys į tą tokį, jos kažkokį išskirtinį braižą, makiažo, labai stipriai juodai dažyti apatinę vokų liniją, ne viršutinę, kas jau kaip ir suprantama, bet apatinę. Ir kritikos sulaukdavo jinai ten, žodžiu, ten ją pakritikuodavo, kad čia netinka, kad čia ten siaurina akį, kad neskoninga ir taip toliau, bet ji taip atsilaikė, kad iki dabar dažosi savo tą pavedimą apatinį ir tai yra netgi tapę kaip išskirtinių bruožų, jeigu pasakysi Kate, žodžiu, Middleton pavedimas, tai viskas aišku, apie ką eina kalba. Žiūrėk, ir atsilaikė. Gražu, negražu, mano ir tapo jos net vizitinė kortelė. O kalbant apie tos skincare produktus ir apie tas tendencijas ir apie tuos trendus, tai mes gal tiek daug ir neišmanom, tai mes pasikvietėm ekspertę ir pakalbėsim apie odos priežiūros priemonės su Indre. Man apskritai kelia labai didžiulį stresą visos skincare parduotuvės ir paprastos fizinės ir elektroninės, nes kai aš nueinu ir pamatau tą visą kiekį tų produktų, kur aš nebežinau nei ką su kuo derinti, nei ką imti, nei tuos ingredientus, kas ten su kuo gali susipriešinti, man tai kelia stresą, atrodo pasirinkimo daug, turėtų tau, kaip sakant, būti gerai nuo to, bet yra tam tikras taškas, kur vyksta lūžis ir tau jau nuo to nebegerai, o tik tais blogai, nes tu tiesiog turi stresą pasirenkant. Ar aš pasirinksiu teisingą, ar aš nenupjausiu grybo kokio. Ir aš žiūriu tas moteris kosmetikos parduotuvėse ir visos atrodo žino, ką daro. Visos vaikšto tokios išdidžios, ten apžiūrinėja ir man atrodo, kad aš čia tik tais viena atėjus tokia pasimetus, nesuprantu, ką čia daryti. Eik tu savo, taip, žinok, tikrai nėra. Aš tai dar tokį kitą dalyką turiu, per kurį buvau perėjusi, vėlgi nuo tos tokios gausos, žinai, tos kosmetikos, nes industrija yra didžiulė ir tu kažką įsigyji ir atrodo, čia tikrai geras dalykas, čia man ir po to, bet kažkur kažkas neva tai dar geresnis, mitas, aišku, ir tada tu pradedi kaupti tos kosmetikos, kuri tau nei galbūt dera tarpusavį, nei tinka tavo odai, o piniginė tik plonėja. Tai čia, žinai, gerai, kad mes šiandien galim pasikvietę esame žmogų, kuris, ačiū Dievui, nuramins ir įves mus, kaip sakant, į tą tokį klaidų, aš sakyčiau, labai manis toksai klaidus pasaulis kosmetikos, skincare, odos priežiūros. Ir paaiškins esmę, kaip nusiraminti, nebijoti dėl savo odos, nepaisant amžiaus ir, sakyčiau, gal susidraugauti net su tom žiniom ir supaprastinti tą kasdienę rutiną. Taip. Tai šiandien mes svečiuose turime Indrę Urbanavičienę, taip, knygų autorę, lektorę, 2 knygų autorę ir Drew Beauty kosmetikos kūrėją. Tai Indre, aš noriu, kad, aš kadangi žinau tą istoriją, noriu, kad papasakotų Kristina. Man įdomu, kaip žmogus, kuris 10 metų dirba su kosmetika, klausys šitos istorijos. Kaip siaubo pasako, prieš Helovyną galėjom paleisti. Taip, šiurpnakčio tokia istorija, kuri tęsiasi iki 40, kai tau sukako, ar ne? Iki 43. Va tokių būna skin routine. Paklausykit, Indre. Gerai, klausau. Tai mano istorija, aš nežinau, kiek jinai yra unikali, gal moteris parašys komentaruose, kas jų ir net mane lenkia, bet mano istorija yra tokia, kad iki 43 gimtadienio mano skincare odos priežiūros rutina buvo muilas ir vanduo. Maždaug iki 43 gimtadienio. Subtiliai Indrė reaguoja. Aš netgi tikėjau, ir dabar taip labai juokingai skamba, aš netgi buvau įtikėjusi, kad vanduo drėkina odą. Ir aš nusimaudžius po dušu, nenusišluostydavau veidą, visą kūną nusišluostydavau, o reiškiasi jau veidą palikdavau, kad tas vanduo nudžiūtų, nes jisai sudrėkins mano odą. Ir jau paskui pradėjus domėtis, aš sužinau, kad ne velnio, tai vanduo nedrėkina odos, teisingai. Tai šitą mes sužinosim vėliau. Tai va, tai mano žodžio odos rutina buvo tokia. Ir aš naudojau vieną maždaug priemonę, taip jau retsykiais tai odos kremą. Ta kremą aš gaudavau dovanų iš savo Anytos, kažkur arba per Kalėdas, arba per gimtąjį padovanodavo, ten panašių metų, žodžiu, tą šventę. Ir aš va taip 43 metus gyvenau. Ar buvo tokių priepolių, tokių ne priepolių, priešokių kažką tais nusipirkti, išbandyti, tai aišku, kad būdavo. Mes vis tiek turim tokį kiek informacijos. Per visur mums, žodžiu, pasakoja, rodo, tai aš prieš okom nusipirkdavau. Tai tas mano panaudojimas trukdavo kokią savaitę, tada aš aišku jokio rezultato
nepamatydavau ir sakydavau, tai nieks čia neveikia ir aš numesdavau. Grįžtam prie Anytos kremo. Taip, ir žodžiu, tada jau išmesdavau, kai pasibaigdavo galiojimas, tai ten tom priešakom, tai kokį prausiklį pabandydavai, gal kažkokį ir serumą esu. Ir turbūt truputį dažniau tie priešokiai būdavo toj fazėje, kai dar tokie jaunatviški spuogai kildavo. Nu, tai vis tiek tas problemas norisi išsispręsti. O kai su amžiumi ir tų jau mažiau pradėjo, žodžiu, lysti, nu, tai va taip ir liko. Ir sukanka, man 43 metai, aš atsistoju prieš veidrodį ir aš suprantu, kad dalykai pasikeitė vis tik tais, aš suprantu, kad jau aš nebetrodau taip kaip anksčiau. Ir aš aišku, tada jau, kadangi esu toks žmogus jau atsakingas, nu, aš atsakingai ir pasižiūrėjau, nuėjau pas kosmetologą, jinai man pririnko priemonių už maždaug 400 eurų mėnesiui. Aš visą mėnesį taip... Nu, taip biudžetas grubiai, kosmetikos. Biudžetas, taip. Tai vat nuo nulio iki maždaug 400 per mėnesį, aš, žodžiu, tepiau, viską dėjau, ten tikrai jau geras brendas man atrodė, jau ten viskas labai. Ir aš nepamačiau jokio stebuklo ir aš tada supratau, kad aš turbūt to vienu kartu, tai nuo nulio iki maksimumo padariau visas įmanomas klaidas, nes ten ir priemonių man tokių keistų pririnko, kur aš dabar nebenaudoju ir labai brangu gavosi ir naudoju turbūt aš per trumpai. Tai aš taip įsivaizduoju, kad aš čia kažkur suklydau. Tai va, Indrė, ir pasakyk dabar man, tai kokias klaidas dažniausiai moteris daro savo odos priežiūroje ir bendrai moteris, ir po 40 kokias klaidas moteris dažnai daro? Tai bendros klaidos iš tikrųjų yra tiesiog tų nemokėjimas priemonių atsirinkti, per daug priemonių naudojimas, arba gal visai nieko nenaudojimas, gal ne tik apie priemonės, o reikėtų labai pabrėžti apsaugą nuo saulės. Va dabar pati Kristina sakė, kad nieko nenaudoja, ūkiškas muilas, Anytos kremas. Nu, ne ūkiškas. Indrė, aš visą laiką sakydavau, kai išgirdau tą istoriją, tai čia yra toks bairis mūsų su ūkišku muilu. Jinai norėdama dramatizuoti mano istoriją. O man toks kažkaip taip ir gavosi. Bet turbūt beveik nesuklydau. Tai va, tai ar klausimas, ar buvo apsauga nuo saulės? Va čia man nebuvo nieko. Va čia man tikriausiai nenaudot greičiausiai, kad iki to 40 netgi galima nieko, jeigu oda jaučiasi gerai. Bet svarbiausias dalykas, ką reikia daryti, yra saugoti odą nuo saulės. Nu čia toksai, aišku, čia kraštutinumas, bet jeigu jau nieko nenaudoji, tada bent jau apsauga nuo saulės. Tai čia yra pagrindinė. Pagrindinė. Numeris 1 klaida, kurią daro moteris. Taip. Čia aš prisiduodu dabar su savo antrą istoriją. Saugot odą nuo saulės mes turim nuo kūdikystės. Kūdikiam negalima tepti apsaugos nuo saulės, bet kūdikiai pavėsi, su ten uždengti ir visa kita. Bet per visą gyvenimą, ką visos turim daryti, ar ten 20, 30, 40, 60, apsauga nuo saulės. Ir klaidos, kurias daro jaunesnės moteris, ne 25, ten 16, aš dabar iš vis nekalbu, kas ten vyksta, tai kad jos naudoja per daug priemonių. Bet labai įdomu, Indrė, nes mūsų jau amžiaus moteris juk ir turi dukras tokio amžiaus. Tai čia galbūt, aišku, žinot, paaugliai viską žino geriausiai, jiems nepamokysi, taip, bet gal kas nors, kur nors netyčia išgirs ir žiūrėk tą mamą, žinai, irgi kokį patarimą paklausys, ką ta mama čia nugirs. Paauglėm, ką tu jom be pasakysi iš tikrųjų, bet jos naudoja, jos nori naudoti, tai mamos darbas būtų bent jau atrinkti jai švelnesnės priemonės. Aišku, mama dažnai savo nesugeba atsirinkti švelnesnių priemonių, tai dukrai dar sunkiau, bet paaugliam tegul tai būna minimalu. Tegul tai būna labai minimalu, prausiklis, drėkiklis, apsauga nuo saulės. Ką ten dekoratyvinė naudoja, tai vėlgi geriau tikriausiai net vaikystėje, kai buvo toks pažaidimas, mergaitės jaunos nori ir ten dovanų gauna visą rinkinį kosmetikos. Tai ko nepirkti čia tom jaunom mamom su mažom mergaitėm, tų kosmetikos rinkinių. Nesudėtis yra baisios, klaikios, sudėta bet čia tos tokius, kur ant pažaidimo tokius? Taip, pažaidimo, bet kur paimituoti, ar ne? Bet jom gali dažytis. Tai geriau tada pirkti tą suaugusių kosmetiką, atsirinkti aišku šiek tiek, bet faktas, kad ten bus geriau. O tie pažaidiminiai, tokie, bet tikri, tai jie yra labai, labai, labai blogai. Indrė, tai grįžtame į suaugusių moterų klubą, ar ne, kas mums aktualu, tai būk gera. Tu taip sureagavai labai subtiliai, bet irgi išgąsdino tave tas skaičius per mėnesį 400 eurų kosmetikai. Čia yra kažkas nesuvokiamo. Kosmosas. Man tai yra visiškai nesuvokiamas, nes kosmetikos kainos dažnais atvejais irgi yra išpūstos. Ir tie 400, nereikia 400. Aš taupiai naudoju, tai man ten gal kokio 1,5 mėnesio gavosi. Ne, bet tai siaubingas skaičius. Bet tai yra kosmosas. Aš galiu sudėlioti rutiną už 130 eurų ir jos užteks gal 2 mėnesiam. Gal, priklausoma, aišku, kiek kas tepa, bet iš esmės, kad tai yra labai dideli pinigai ir ne visada
didelė kaina, tas didelis biudžetas būtinai bus veiksminga. Tiesiog reikia, aš visada sakau, nuo ko pradėti, ką daryti? Skaitom etiketę. Tik tai etiketė, vat kaip ateina į parduotuvę ir ne kažkas blaškosi, kažkas oriai vaikšto, uosto žiūri, nu žodžiu, vat kažkaip taip. Tai aš tai aišku nebeinu į tas parduotuvės jau taip jau paskutiniu metu, bet skaityti etiketę. Ateini, ne dėžutė, ne buteliukas, aišku, buteliukas irgi svarbus, galėsim prie to grįžti, bet sudėtis. O ką ten reikia perskaityti, reikia kažką suvokti, ko ieškoti ten? Nu, va čia yra ta prasideda sudėtingoji dalis. Tai yra nelengva, tai yra sudėtinga, bet galų galegi išmokom skaityti maisto etiketės, vis tiek jau žiūrim, suprantam, gal geriau netgi pirkti maistą iš vis, kur nereikia, kur nėra etiketės, kur mėsa, daržovė, agurkas, arba bent jau kuo mažiau tų pažymėti. Mažiau tų tai čia mes turim skaityti, ta etiketė sudėtinga, bet jeigu taip trumpai, surašyta viskas mažėjimo tvarka, visada pirmoji vietoje vanduo, viskas, kas bloga, gali mėtytis po visą etiketę, gal pradėti nuo to, kad žiūrim į galą, ar nėra kvapo alergenų. Ten yra tokia limonenė, linalulas, žeraniolis, žodžiu, toks visas sąrašas, tai atmetam nėra jų, jau yra neblogai, nes tie alergenai, tai yra kvapo alergenai, labai dažnai daugam kelia reakcijas. Ir reakcijos gali būti ir matomos, ir nematomos, nematoma reakcija, tai yra greitesni senėjimo procesai. Tai vat, Kristinos atveju, jeigu naudoja kažkokį paprastą kremą, tai gal ir geriau tada naudoti kažką labai super paprasto ir tiek, negu prikvepinta ten, žodžiu, labai stipriai kremą, kuriame gausu kvapo alergenų. O Indre, o tikriausiai susiduria irgi, kad moteris būna, kad tiesiog pasimauna ant to, kaip skaniai kvepia. Ai, imu. Taip. Ir ką reiškia tas skaniai kvepia, kas slepiasi po tuo? Tai va, po skaniai kvepia, praktiškai kaip taisyklė, kuo skaniau kvepia, tuo daugiau kvapo alergenų. Ir kuo kvapas intensyvesnis, tuo alergeno koncentracija didesnė. Ir iš tikrųjų, va, tos alergenus ir būtina žymėti kosmetikoje pagal Europos kosmetikos reglamentą, nes tokia nedidelė, net ir 0,001 koncentracija jau kai kuriems žmonėm gali sukelti jautrinimo alerginės reakcijas. Ir dar tas momentas labai įdomu, kad tu sakai, kad po tais kvapikliais, nu taip primityviai sakau, ko mes nematom čia ir dabar plika akimi, kad tai gali netgi pagreitinti odos senėjimo procesus. O kaip čia yra? Čia turbūt, aš, pavyzdžiui, kai tą išgirdau faktą, man buvo didžiulė nuostaba, nes aš maniau, kad čia pasirinkimas, kad gali alergizuoti, tas suprantama, patinka, nepatinka, gal ten kažkokių priedų daugiau, kurie nieko gero nepadaro, bet čia tu savo gali net pabloginti. Taip, tai yra labai mažos dalelytės, jos labai reaktyvios, jos skverbiasi ir giliau, jos, kaip sakyt, praeina epidermijos sluoksnį ir eina ir į dermą, giliau į odą. Ir gali lėtinti atsinaujinimo procesus, va tiesiog skatinti senėjimo procesus, pristabdyti viską, kas vyksta gero odoje. Ir sujautrinti. Odos sujautrinimas, suerzinimas jau reiškia greitesnį senėjimą. Kiekvieną kartą, kai mes dėl kažkokių priežasčių jautriname savo odą, jinai sensta greičiau. Tai va tokia va logika paprasta. Aš turiu tokį mane labai jau seniai kamuojantį klausimą dėl tų sudėčių. Tai, kai aš pradėjau jau čia domėtis, kad jau reikia kažką daryti, tų klaidų daug padariau, visko dariau, bet aš jau taip giliai tą temą įlindau. Ir kaip tik tais tuo metu atsiranda dirbtinis intelektas ir staiga mums gyvenimas nušvinta naujom spalvom, nueini į elektroninę parduotuvę, nusikopijuoji visą kremo sudėtį, įduodi ChatGPT ir gauni atsakymą. Ir aš tai bandžiau surasti, išsirinkti savo produktą, kurį jau man ChatGPT sakytų, o čia šitam tai jau nieko nėra kenksmingo, visi liuks, visos, žodžiai, ingredientai liuks. Ir aš pamačiau, kad tokių nėra priemonių, visur yra tokie klaustukai ir man įmeta, kad ten pagal Europos Sąjungos, nežinau, kas ten reglamentai, taip reiškiasi, iki ten tiek ir tiek procentų yra saugu naudoti ir taip toliau ir taip toliau. Bet gerai, niekas tose sudėtyse, taigi nerašo, kiek tenais tų procentų įdėta. Ir tada, žodžiu, aš taip sėdžiu ir galvoju, o tai kaip man dabar sužinoti, kiek čia įsidėjo? Tai va šitų dalykų mes nesužinosim, bet pagal tą etiketę, jeigu taip vertinti, tai gamintojai iki 1% turi rodyti mažėjančią tvarką, reiškia ties 1% jie yra laisvi nurodyti tą sudėtį kaip nori, medžiagas kaitaliot, bet vartotojui yra neaišku, kur yra tas 1%. Dabar lyg tai yra net svarstoma, kad pažymėti tą vietą arba net kad eiliškumą sutvarkyti, bet iš tikrųjų paprastam vartotojui, net ir pažengusiam yra labai, praktiškai neįmanoma įsivaizduoti kiekio, nes tai yra formulė, tai yra paslaptis. Kai supranti etiketes, kai žinai kai kurių medžiagų ribojimą, kai žinai, kiek jos galima naudoti,
tada gali maždaug įsivaizduoti, kiek yra po ją, jau kokią koncentraciją ten iki 1% ar daugiau ir kiek yra virš jos. Bet čia žinios iš tikrųjų, man tai yra lengva, bet šiaip, tai yra, kaip sakyti, turi labai labai giliai lysti, kadangi aš pati ir formulės kuriu, aš esu ir, kaip sakyti, kaip kosmetikos chemikas, tai aš iš tų ir vartotojo, ir iš tos pusės, tai tada man paprasta, bet žmogui sudėtinga. Bet paprastam vartotojui. Taip, bet tas ChatGPT irgi, jisai nurodo labai gerai, aš sakyčiau, kaip ir kiekvienas dalykas, tu naudok ChatGPT, bet visada pasitikrink. Tai lygiai taip pat ir čia. Jeigu jis nurodo šaltinį, ir šaltinis yra patikimas, pasižiūrit, viskas tvarkoj, kaip, pavyzdžiui, ES reglamentas, tai viskas yra tvarkoj, tai tu gali pasitikėti juo. Bet kai kada ten gali irgi būti visų niuansų, tai pilnai pasitikėti tikrai negalima. Bet ar galima būtų, tarkim, sakyti, aš pati savo taip pat sakiau žodžiu. Tai aš supratau, kad, niekas nerašo ten, kiek tų procentų įdėta, ES reguliuoja, kad turėtų būti tiek, tai aš savo pasisakiau taip, kad tai aš tada turiu rinktis patikimo prekės ženklo produktus, kuris saugo savo reputaciją ir galbūt tikėtis, melstis, kad jisai įdės tiek, kiek ta ES ir sako, kad reikia įdėti. Taip, ar yra tame tiesos? Tikriausiai, aš manyčiau, aš vertinu gal iš savo, kaip gamintojas iš savo pusės, tai taip, mes labai griežtai žiūrim, mes turim savo filosofiją, labai atidžiai vertinam reglamente esančias medžiagas, kurios ribojamos, netgi tos ribojimus stengiamės tokių net nenaudot, kurios kelia rizikas iš principo, kad ir ribojamas procentas, betgi galima ir išvengti šitų medžiagų. Tai taip, tokiu atveju reikėtų tikriausiai žiūrėti, kiek yra ta gili gamintojo, prekės gamintojo filosofija. Ir reputacija. Ir kažkiek reputacija ir šiaip tokie jau geranoriški gamintojai iš tikrųjų tos informacijos suteikia maksimaliai. Kuo mažiau informacijos puslapyje, tuo tada daugiau kyla klausimų. Tai visada tikriausiai reikia žiūrėti, kuom dalinasi ir netgi galima ir parašyti gamintojui. Aš taip kitko su apie tai susimašęs. Taip, yra, netgi aš pačioj pradžioje, kai pradėjau kurti, irgi kažkas man ten kilo, kažko norėjau paklausti, žodžiu, kad aš esu netgi rašius ir kelis kartus esu gavus atsakymą. O lietuviai rašo, pavyzdžiui, jums? Mums rašo, klausia ir mes visada atsakome. Kokios sąmoningos moterys. Taip, tikrai yra, bet teoriškai kiekvienas gamintojas turėtų pakomentuoti ir tą žmogų nuraminti. Bet faktas, jeigu rašys ten milijonai žmonių vėlgi. Taip, čia reikės pasamdyti kažkokį atsakinėtoją laiškų. Taip, bet tik tiek, kad milijonai nerašo, tai kartais galima pabandyti ir tai padaryti. O aš dabar savo istoriją pasidalinsiu. Iki 40 ir po. Kai tu buvai, nesūkišku muilu, bet tik tai ant jo gyvenai, kaip sako. O man buvo toksai... Aš buvau iš tų tokių naudotoja, kur viskas man buvo įdomu apie skincare ir aš norėdavau visų produktų, kurie papuldavo į mano akiratį. Kuris ten kažkoks gražesnis, įdomesnis, nežinau, aišku, kokia nors ten dizainas prisideda, kokia nors ten labai graži komunikacija išvystyta. Tai aš atsimenu, kad aš turėdavau tiesiog lentynėlės savo vonioje visokiausių produktų. Žiūrėk, čia ir hidrolatas, jėga imu, čia kažkokia kaukė, čia kažkoks kremas, o dar kitoks kremas, o dar pakių, o dar... Ir po to man taip gavosi, toks kaip ir šiek tiek gal ir sutapimas, bet ir kažkoks gal vidinis noras, tokio kažkokio laisvumo radosi kaip tik ant to 40. Ir aš buvau tokia visiškai praradus susidomėjimą kosmetiką, minimalizavau viską, po to po truputėlį grįžau ir dabar man didžioji vertybė yra, jeigu aš galiu minimaliai turėti krepšelį. Ne daugiau, o mažiau. Ir galvoju, palauk, bet gal dabar čia atvirkščiai 40+, tai tau turi tavo kosmetikos krepšelis didėti, o ne mažėti. Ar čia irgi yra kažkoks klaidingas manimas, kad, žodžiu, kuo vyresnė moteris, tai suprask, tai čia ta kosmetika turėtų augti, kiekiais augti. Visko. Faktas, kad 25 ir 45 yra skirtumas. Ir tikrai 25 nereikia daryti nieko, turėti kelias minimalias priemonės. 45 reikia daryti daugiau, bet tas darimas tai nėra, kad susipirkti 12, ten 15 rutinos, visą rutiną kažkokią, tai ir ten tepti viską iš eilės. Ne. Optimali, reikia nei daugiau, nei mažiau, reikia optimalios rutinos. Tai optimali rutina, aš sakyčiau, tai yra prausiklis, geras veido drėkiklis, pagrindinis tas kremas, tai yra apsauga nuo saulės, ir tai yra šveitiklis. Tik tai aš rekomendacija, tik tai rūgštiniai arba enziminiai, nes apie pilingus su grūdeliais iš vis tokia yra, sakyčiau, kad tai yra tabu, ko nereikėtų daryti savo odai. O ilgą laiką, juk čia buvo pilingas, žodžiu, varydavom su tais grūdais. Gramdykim, taip. Nors lentynose pilna tokių produktų. Yra iki šiol ir siūlo, ir dideli gamintojai, ir žinomi gamintojai, ir tie, kaip sakyt,
gilias tradicijas turintis gamintojai. Nežinau, tiesą sakant, kodėl, jeigu tai Nes nėra... paklausa matomai yra. Nes Yra pripratę turbūt, nes aš atsimenu Pripratę, šveitiklius net taip. nuo paauglystės visiškai, 90 kelinti metai Taip. jie atsirado pirmieji, man atrodo. Taip. Daugelis dar nesupranta, kad tas šveitimas gali būti ne mechaninis, o cheminiu pavadinkim, kad tu miegi, o oda tuo metu nusluoksniuoja tą negyvą sluoksnį rūgšties pagalba. Tai čia yra ir saugiau, ir odai švelniau, ir apsauginiam odos barjerui irgi jisai tampa tvirtesnis tik nuo to, ir netgi nuo rūgščių turim ir anti-agingą. Tai va čia tie prausiklis, geras drėkiklis, apsauga nuo saulės ir šveitiklis. Tai brandžiai odai aš tokį pridėčiau dar vieną produktą, tai kažkokį aktyvų anti-agingo peptidai, fermentai, O tu negėči retinolis. šitų? Retinolis, kažką va tokį aktyviai, bet irgi nesakau, kad dabar vienu metu reikia viską naudoti. Ne, panaudojam fermentų serumą. Tada galim panaudoti retinolį. Tada galbūt galim kažkokį rūgščių kompleksą pasiimti stipresnį. Gal vitamino C. Nereikia vėlgi pulti ir vienu metu tada susipirkti 6 serumus ir jau nebėra laiko, kada jos tepti. Ir tada jau Atskiro etato jau reikia. Taip. Tepimui. Taip, ir ne tik etato, bet tiesiog, kad kada tept? Kada, kiek tu sluoksniuosi? O aš dar apie prausiklį. Irgi vėlgi su tokiais pavyzdžiais iš gyvenimo atrodydavo anksčiau, bent jau irgi turėjau tokį įsitikinimą, prausiklis, tai tada, kai tu nori kažką nuprausti, supras kosmetiką kažkokią vakare, o ryte, ką atsikėliai, vandenuko apsišlakstė ir viskas. O turiu žinok draugę, bendramžę, kuri iki dabar nenaudoja jokio prausiklio. Sako, aš tik vandeniu plaunu veidą ir nieko, nei kremų, Mano nieko. draugė. Ir, bet tavo draugė, ta prasme, kokia tu kad man- baigi taip, 40. Ir aš taip kažkaip jau klausau, sakau, ar tikrai, o tau nėra noro? Sako, ne, aš tikiu, kad čia mano natūrali apsauga. Tai vėl tarp tokių kraštutinumų. Tai kaip su tuo prausikliu? Praust ryte veidą, kuris tarsi švarus atsibūdus, nes nėra kosmetikos. Ar ne? Bet jis nėra švarus. Tai va, pradėkime nuo to, kad jis nėra švarus. Kad po nakties prakaitas, negyvos ląstelės, tas trinimasis į pagalvę, vis tiek užvalkalo nekeičiam tikrai. Kas vakarą nepažįstu tokios moters. Aš kas antrą. Ai, kas antrą. Aha. Bet man Bet net... čia gerai, bet bet man čia ne yra dėl geras tokios- įprotis. Bet ne dėl sąmoningumo, dėl odos, tai turbūt yra kaip šalutinis dalykas. Man labai patinka šviežios patalnės Taip, jausmas, o suprantu. labiausiai tu jauti jį ant pagalvės. Tai jau ten tų kaldrų neprikeisi, bet pagalvė tai kas antrą dieną, bet tikrai noriu taip, kad prisipirksiu dar daugiau, kad kasdien galėčiau, kad jauteisi. kasdieną. Taip. Aha. Bet čia Vieną geras, užvalkalėlį. įprotis iš tikrųjų ir tada to prausiklio gal mažiau reikia, bet vis tiek reikia. Nes yra prakaitas, dalelės ir pirmiausia, veidas, oda, tai yra lipidas, tai yra riebalas. Mhm. Ar mes keptuvę galim išplauti vien tik su vandeniu? Labai karštų taip, bet mes veidui nenorim labai karšto vandens. Tai dėl to ir reikalingas prausiklis, kuriame yra tos valančios medžiagos, kurios pašalintų tuos nešvarumus. Ir vis tiek praktiškai kiekviena moteris vakare nutepa kažką, gineina plikų veidų miegot. Tai reikia nuplauti ir tą priemonę, kad galėtume uždėti kažką šviežio naujo. Tai viskas Tai- ramu. Aš dabar jau žinau, kad tikrai ryte reikia Taip. prausiklio, kad aš čia kažkaip Net ir keičiant pagalvės užvalkalą kasdieną. nežaidžiu savo veido, čia kažkaip neapkraunu papildomais kažkokiais šveitimais, čia atvirkščiai yra labai gerai. Gerai, man asmeniškai atsakymas jau yra. O aš tai gavau atsakymą, kad man reikia pagalvės užvalkalų prisipirkti, nes kai jau Lavija parekomendavo, tai aš taip, vis tiek jinai nespecialistė, aš paklausiau, galvoju, įdomi idėja, Bet aš ne dėl odos jeigu rekomenduoju. specialistas sako, tai Šilkiniai jau... toks klausimas. O, čia jau tapsime, kaip čia vadintas. Next toksai- level. Next level, toks upper level. Ne, o čia... kalėdom pas O gerai, tarp kitko, komercinis ar nekomercinis triukas? Vėl dabar daug kur, oi, čia keiskit šilkiniai, žodžiu, užvalkalėliai. Taip, aš sakyčiau, kad ir komercija ir ne. Nes aš iš tikrųjų ilgai neturėjau to šilkinės pagalvės, bet galvoju kažkaip, kad draugės turėjo tiesiog ir prekiavo jais ir aš, galvoju, reikia pabandyti. Ir aš to stebėjimo būdu matau, kad ant šilkinės pagalvės oda pasiskirsto gražiau, nesusimeta į raukšlę. Aišku, tos savybės, kad ten nesugeria, kad leidžia tai odai kvėpuoti, visa kita, yra tiesos. Gal ta antibakterinis poveikis, manau, kad taip, bet trupučiuką perspausta, bet toks asmeninis pastebėjimas, kad oda gula švelniau ir tu mažiau lendi kokią raukšlę atsigulęs. Klostę tokią. Klostę atsigulęs ant šono. Tai tokios tiesos yra. Bet medvilnė, man atrodo, kad čia toks irgi reikia žiūrėtis, kaip noris. Ne faina šilkas, imkim tiesiog medvilnę, tada švelnė. Dar vienas dalykas, aš esu parašius neseniai išleidus knygą Suaugusių moterų klubas ir nesakiau prieš susitinkant su Indre, kad Indre ten esi tarp eilučių pas mane,
pasakysiu, kurioje vietoje. Indrė pati yra knygų autorė būtent apie kosmetiką, apie tą visą tokį pasaulį, kuris yra tikrai labai daugiasluoksnis ir toks klaidinantis, tam, kad būtų šiek tiek paprasčiau. Ir aišku, kas mums dar labai svarbu yra šalia visą laiką tas leitmotyvas, neišmeskime pinigų produktams, kurių nereikia, taupykime. Tvarumas. Taip, tvarumas ir savo piniginės visų pirma tvarumas. Aš kažkur mačiau tokį video, žinai, ir kadangi pati savo tą buvau kažkaip seniai atsakiusi, tai gal man tiesiog norėjosi, kad man kažkas patvirtinto. Ir tu sakai, klausimas, ar reikalingas paakių kremas? Ir aš taip galvoju, įdomu, ką dabar čia papasakos. Jau jis sakys, kad reikalingas. Jaučiu, kad reikia, nes vis tiek, kuo daugiau produktų supras, tuo čia reiškia naudingiau. Ir tu sakai, ne. Ir aš taip, čia mano žmogus. Nes aš šitą savo esu atradusi. Kaip aš atradau? Aš tiesiog pradėjau rinktis priemonės, kurios yra kažkokios švelnios ir kurios, neturi kažkokių kontraindikacijų, netepkite aplink paukius. Ir galvoju, taigi kaip tu čia atskirsi, ką tu čia stop liniją kažkokia užklijuosi ir tau čia nenueis tas kremas. Nuo čia netepti. Čia dabar tu kremuk niekur nenueik, čia ta prasme, čia organizmas gyvas. Ir aš savo, žinok, atradusi esu, sakau, prieš kokių 10 metų ir dar kažkas kolegės, žinok, esu taip nuvedusi kairę, žinai, kad nereikia čia to paakių kremo. Ir kai aš išgirstu iš tavęs žmogaus, kuris 10 metų tame ir pats kuria formulės, man žinok labai patiko. Ir dabar paaiškink, tai nes paakių kremo, tai pasiūlymų būtinas paakių kremas. Žiūrėk, dar rytui vakarui atskiri. Yra iki dabar. Tuoj prasidės ir šitas. 4, viršutinis, apatinis ir panašiai. Tai būk gerai, dabar, nežinau, kažkokį mitą griaukim su tuo paakių kremu. Jo nereikia. Jo nereikia. Ypač sausa, normali oda, mišri, tą, ką naudoja sunkesnė priemonė tom sausesnėm zonom ar sausai, tai tinka ir paakiams, nes sudėtie medžiagos tos pačios, labai dažnai, pavyzdžiui, vertinant to pačio gamintojo imti paakių kremą ir veido kremą, tu žiūri, kad veido kremas yra aktyvesnis, jisai sunkesnis. Tai kodėl? Tas sakymas, kad čia plonesnė oda, taip, plonesnė paakių oda, taip, teisingai. Bet ją lygiai taip pat reikia, kaip sakyti, anti-aginti, saugoti, prevenciją, maitinti, drėkinti, antioksiduoti, viską tą reikia daryti. Tai tuo tikrai puikiai pasirūpina veido kremas. Vienintelis atvejis, kaip aš sakau, kai reikia paakių kremo, yra kai labai riebi oda ir visam veidui naudoja labai lengvą priemonę, kur labai nepridėsi, nes, pavyzdžiui, kokie natūralūs aliejai, kaip faina, riebiosios rūgštys, tokių riebaliuko tam paakiui norisi. Tai yra labai gerai. Riebi oda negali to daryti veidui, bet jinai gali tą daryti paakiams. Bet ir tai, nusipirk gerą veido kremą, užteks ilgiau ir tepk jį paakiams. Tai va čia vienintelis, kai jo reikia paakių kremo, bet šiaip veidui, kaklui, dekolte paakiams viena priemonė. Ir išvis viena gali būti ryte ir vakare. Jeigu neaktyvi, koncentruota, multifunkcinė, užtenka. Kam reikia daug? Aš biškai iš paakių ir iš kremų aukščiau noriu šitą temą palipėti. Man toks klausimas, vis susimastau. Pati šitam versle esi kiek metų? 10 jau taip versle, dar plus praktiškai 4-5, kai vyko procesai, studijavau, domėjausi. Tai jau nemažai. Tai dabar, jeigu apžvelgiant tą laikotarpį ir kiek versle esi ir galima plačiau imti, kiek jau labai aktyviai domėjaisi, tai per tą laiką, jeigu ten imtumėm, kad ir 15 metų, kokie buvo didžiausi taip vadinami skemai, apgaulės, šitoj srity, kur galima būtų pasakyti, čia tai, toks dumimas, visiškai apgavo ir toks, net ciniškas, gal netgi sakyčiau. Ir tada, kokia buvo, kas tokio labiausiai revoliuciško įvyko toj skincare pramoniai per tos 15 metų? Tai pradėkime nuo to skemo. Skemas, 400 eurų kremas. Skemas. Apskemintas žmogus. Bendrai, bet vienas, sakau 300-400. Man atrodo, kad produktas virš 100 eurų kaina jau yra, eina man skemo, o 300-350 eurų už veido kremą. Turtingiam žmonėm, kad jie gerai jaustųsi. Tai tai gal tada... O auksas, aš kažkur esu pačios skaičius interviu apie auksą tenais. Placenta, kaip jie ten tą auksą dėdavo? Placenta vienu metu auksas, tai čia buvo... Placentos Jeigu būtų geras dalykas, tai iki šiol turbūt dėtų, bet kažkaip dabar... Kai kas deda, koloidinis auksas vadinamas, smulkios dalelės deda, dabar man atrodo, kad netgi ribojimus gal sidabrui veda, o gal ir auksui. Bet auksas nei jisai anti-agingą daro kažkokį, bet kai kurie žmonės yra alergiški auksui. Ir gali auksas jautrinti netgi odą. Tai tos aukso dalelės nereikia jomis džiaugtis jokiose priemonėse, nes jis net neša jokios naudos, nei jisai jaunina, nei jisai ką. Tiesiog gražiai skamba ir, auksas, vertybė.
tai bet kosmetikoje tai nėra vertybė. Bet tai man ir pakių kremas yra skemas. Man ir veido kaukė yra skemas. Ir 12 produktų rutina yra skemas. Nu, tavrasa, kad šitie visi dalykai ir kad būtina naudoti tik vieno gamintojo visą liniją. Va, tiesmai, mes kažkada darėm su tam podcastą, Substack, dar turime irgi atskirą turinį, kuriame tenai toje platformoje. Ir aš tau sakiau, kad aš vėlgi savo atradau kaip to, kad pakių nereikia. Tai man atrodė, kodėl reikia susipirkti vieno gamintojo, būtinai 12 dar produktų. Taip. Mačiau tame tik komerciją, tai va, Indrė, tu dabar jau pagrys, kodėl tai skemas. Aš sakyčiau čia ir taip ir ne. Nes iš tikrųjų nėra būtina naudoti vieno gamintojo produktus, jeigu tu sugebi gerai susirinkti visą rutiną. Ir suderinti, kas su kuo dera. Taip. Jeigu nemoki, tada geriau gal tada pasitikėti, nes vienas ingredientas papildo kitą. Aš gal žiūriu dabar jau to pačiu sakau, kad nebūtina naudoti, jeigu gerai supranti, bet tada sakau, kad būtina naudoti ir jau sakau kaip iš gamintojo pusės, nes aš žinau, kad mano sudėliota visa rutina, parinkta pagal žmogaus poreikius, odos tipą, amžių, tuometinę būklę, aš žinau, kad veiks geriausiai, jeigu jis naudos ją. Jeigu jis pradės kaišiot kitus produktus, aš nežinau, kaip ten reaguos, aš nežinau, kokios ten bus medžiagos. Aišku, mes dedam maksimaliai švelnes medžiagas, kad ten nieko nebūtų ir niekas su niekom nereaguotų. Na, bet tiesiog tada, žinau, kad gali efektyvumas pakristi, kažkas sureaguoti, kažkas netikti, per daug būti aktyvių medžiagų. Pavyzdžiui, ir viename yra to, ir kitame yra to, ir tu tada juos kartu naudoji ir gauni. Pavyzdžiui, kad ir retinolis, daugelį vitaminas A, ten ir ten gali pradėti jautrinti odą. Tiesiog nežinodamas, jeigu nežinai, geriau nepradėti eksperimentuoti. Bet jeigu labai gerai žinai, tai pavyzdžiui, tada tikrai gali susirankioti. Tikrai nėra tokios taisyklės. Tai... O per tuos, gerai, tai šitą išsiaiškinom, o per tuos, imkim, kad ir 15 metų, ar buvo kažkas revoliucingo tokio, kažkoks atradimas, kuris, tikrai supurtė šitą, sakykim, skincare pramonę, ar mes, ir visus 15 metų realiai žaidžiam su tais pačiais ingredientais, tik ten biški daugiau, biški mažiau įdedam? Plius minus panašiais. Gal sakyčiau, tas prieš nepilnus 10, gal apie 10 metų, gal kiek daugiau, bet jau taip aiškiau išryškėjo tas kryptis, tai buvo probiotikai, prebiotikai, pradėta kalbėti apie odos mikrobiotą, dabar jau tas kalbama labai aktyviai, tai va čia toksai, kad iš tikrųjų net kosmetika gali labai paveikti odos mikrobiotą ir ją arba jos būklę pagerinti, pabloginti, tai va toks svarbus dalykas. Tada, aišku, apie tą chemiją natūralus vėlgi, čia yra ir ten yra gerų ir blogų, bet gal dabar pradėta, kadangi visi norim to natūralumo, pradėta akcentuotis į natūralias medžiagas, tai išgaunam visokie aktyvūs ekstraktai, kuriuos galima prilyginti, pavyzdžiui, retinoliui, kažkokiam vitaminui poveikis, ieškoma to natūralumo labiau, bet irgi klodaigi išsemiami. Ir kartais pasitelkti mokslą, sintezę, tą pačią sintetiką irgi nėra blogai. Tai, bet irgi individualumą, toks individualizuojama kiekvienas žmogus, kad į kiekvieną žmogų, jo poreikius, funkcijas, toks einam į tą, išsigrynina gal. Tai tokio kažkokio vieno wow pasakyti, kad va čia ištiko štai toks. Kad aš galvoju, kad aš net nefiksuoju, net nepamenu. Nes aš, pavyzdžiui, man didžiausias atradimas ir Lavija žino ir visi, tai retinolis. Aš esu tiesiog, aš galėčiau, nežinau, altorėlį pasistatyti namie ir aš dviejų dalykų gailiuosi, kaip jau supratau, kad reikia kažką daryti, tai aš tada supratau, kad labai blogai, kad nenaudoju apsaugos nuo saulės, nes mano tikrai oda yra pažeista. Ir kitas dalykas, labai gailėjaus, kad, kaip sakiau, nesimaudžiau retinolyje, nes būčiau tikrai norėjusi šitą daryti. Tai, pavyzdžiui, man įdomu. Bet nereikia, aš atsiprašau, pertraukiau, bet ir nėra ko gailėtis. Retinolis ne tas produktas, kurį reikia naudoti nuo 25. Net ir nebūtinai nuo 30. Aš sakyčiau, kad ta sveika, aišku, yra individualios situacijos ir gal labai žmogus pradėjo senti po 30, tada jis gali pradėti naudoti, bet šiaip vidutiniškai aš sakyčiau, kad retinolį reikėtų pradėti naudoti apie 35 metus. Aš pradėjau naudoti tik tada, kai sukūriau savo produktą, tai čia buvo iš vis gal kokie man, kiam 4 galva, kiam 3 metai, Tai nepavėlavai. Ne, tikrai ne. Normaliai. Tikrai ne. Bet tai yra sena medžiaga, labai jau tokia. Tai man čia ir buvo klausimas apie retinolį. Man atrodė, kad aš apie jį išgirdau pakankamai neseniai. Ir aš ar aš ant tiek nesidomėjau, nes lyg ir vis tiek net nesidomėdama žinodavau. Tai kokio tai yra senumo? Kiek jau kosmetikoje naudojamas? Daug, ką aš žinau, aš taip, kai taip, bet 20-30 metų jis nestebukla. Ta prasme, jisai... Ta tokia banga, vis tiek kada jau jo banga tokia buvo? Tai bangom eina hialuronas,
retinolis, niacinamidas, Ir dabar- tada vėl iš naujo tai kartuosim. probiotikai. Dabar turim va tą tokią, vėlgi iš naujienų, bet tai irgi ne visai yra naujiena, tiesiog kai kurie gamintojai net pervadina pavadinimus egzosomos. O, Ne? Dar nesu Šitą labai girdėjus. norėjau paklausti, šitas man labai labai įdomu. Egzosomos ir aš taip, kai jos kaip atsirado, kai pradėjau apie jas aktyviau kalbėti, aš pradėjau žiūrėti, domėtis ir matau, man trūksta informacijos, aš nesuprantu, ką jie ten padaro, kai įdeda, man neaišku, ką jie ten įdeda, toksai labai buvo tokio trūkumo. Ir dabar paskutinius metus labai kažkaip domėjausi, labai atsirado daugiau informacijos, tiesiog teko ir tas žaliavas pačias pasianalizuoti kai kurių gamintojų ir aš tada suvokiau jau pilnai ją, bet labai svarbu, tai yra dalelė, į kurios vidų įdedamos atskiros aktyvios, medžiagytės, dalelytės, kurios daro skirtingus procesus. Tai labai svarbu į egzosomos vidų, kokios dalelės yra įdėtos. Bet kai tu perki kremą su egzosomom, tu šito nežinosi. Bet kai tu kaip gamintojas perki žaliavą su egzosomom, tu žinai viską. Tu gali išsirinkti ir, pavyzdžiui, mes irgi paleist ruošiamės, jau praktiškai tuoj paleisim produktą su egzosomomis ir aš rinkausi tarp 2 gamintojų tų egzosomų. Išsianalizavau dalelę iki ir vienas gamintojas mane įtikino, kodėl yra jo geriau. Be abejo, žiūrėjau ir tyrimus, nes egzosomos, sakyčiau, vos nedaugiau negu retinolio poveikį rodo. O, matau priklausomybę naują. Taip. Tai žodžiu ir pasirinkau vieną, nes ten man buvo aišku, kodėl kas. Tyrimai labai geri, tai mes irgi atidavėm dabar savo tyrimams, tai žiūrėsim, kaip bus, bet aš jau išbandžiau pati tą produktą ir iš tikrųjų buvau nustebus. Nes man jis toksai tiek prevencijai, tiek susigriebus, kad jau laikas kažką daryti, jos turi. Bet yra, pavyzdžiui, fermentai dar tokie irgi skirtingi, vėlgi labai specifika, fermentas fermentui nelygus, čia prasideda subtilybės, bet yra tikrai tų medžiagų, kurios labai gali tą anti-agingą, kaip sakyti, tą amžėjimą pristabdyti ir kokybiškai, kad vyktų tas amžėjimas. Tai Indre, aš dar apie tą irgi prisimenant tavo, ar ne, Kristina, tą patyrimą, žodžiu, su kosmetologija, kuris ištiko pirmą kartą tavo gyvenime ten 43, apskritai, ar ėjimas pas kosmetologą nuolatinis, jis vėlgi čia kažkoks must dalykas, ar ne? Nes aš, kodėl mano visi klausimai labai yra asmeniški, nes aš vis laik klausiu, tarsi ieškodama tokio pasiteisinimo, kodėl aš ko nors nedarau, ar ne? Pavyzdžiui, kad ten kokią pokių kremo nenaudoju, pasirodo viskas, okei, galima nenaudoti. Tai aš neturiu kažkokio vidinio poreikio vaikščioti pas kosmetologę. Man visai patinka ta mano oda, daugiau gal neturiu tokį tikslą, kad jinai nepablogėtų, negu ten kažkaip jau labai pagerėtų. Ir neinu aš pas tą kosmetologę. Bet kai pamatau kažkur irgi viešoj erdvėj, ką jos ten, žodžiu, kosmetologės žada, siūlo ir tos moteris, kurios paslaugom naudojasi, kaip džiaugiasi, pradedu tarsi kažkokį kompleksą jausti, gal aš blogai darau, kad neinu. Tai Indre, tu čia būk gerai irgi, pavedžiok už rankos, ar čia privalomas dalykas vaikščioti pas kosmetologę, ar nebūtinai, gal vėlgi ta rutina, kurią tu minėjai, ir užtenka jos. Mano asmeninis įsitikinimas, kad kosmetologas nėra būtinas. Jeigu, atsiprašau, buvo atsakymas Lavija iškart, kad aš patenkinta savo oda, tai ir viskas. Tai žiūrim gerą, pasidarom gerą rutiną, apsaugą nuo saulės ir gyvenam. Ir Bet gyvenam Indre, žinai, odą aš puoselėjam. patenkinta, bet čiunaičiau pas kosmetologę, tai jinai man pabaksnuotų, žinai, ką aš galėčiau daryti. Bet jeigu yra problemos ir nesugeba moteris, žmogus nesugeba susitvarkyti pavyzdžiui, namų aknė, sąlygomis, aknė, tai tada reikia pagalbos, nes būna, kad sudėtinga. Tai sakyčiau, kad pasilepint ten kažką pasidrikinti, kažką kaip sakyt, įterpti ten kokio ne oro, dabar užkrito man. Degonies, galima pasižaisti. Pasiskaistinti, kaukę uždės, viskas okei, nueinam, pailsim, pabūnam su savim, sustojam, kaip ir gerai, bet tą galim pasidaryti namie arba tiesiog naudoti gerą veido kremą, bet jeigu yra problemos, kaip aknė, pigmentinės dėmės, kažkoks išsausėjimą galim tvarkyti namų sąlygomis, bet būtent aknės, spuogai, pigmentinės dėmės, šitie dalykai, tada mums reikia pagalbos, jau tada tikrai galima prašyti ir eiti pas kosmetologą, bet anti-agingui nepopuliari mano nuomonė, bet nebūtina. Paskui vyresnėme amžiuje mes vis tiek norim stabdyti tą laiką, tai tada gal prasideda kažkas rimčiau negu kosmetologas, gali būti kažkokie tai aparatinės procedūros, gali būti lazeriai. Aš esu už PRP, tas kraujo plazmos procedūras, man atrodo, kad tai yra stipri prevencija amžėjimui odos, kaip stabdyti tuos senėjimo procesus.
Bet daugiau vis tiek turim viską labai atsargiai, neperstengti, ne per daug, nes ir tas pas lazeris plonina odą, ne? Procedūros irgi ir sujautrina ir gali ir pažeisti odą. Nu, visur yra rizikos. Tai galim viską daryti, tik labai taip mažai, nedaug, pasvėrusios, įvertinusios. Bet vat po 40, ką reikėtų pradėti, tai veido mankštos, savimasažas, va šitie dalykai, ištempti laikyseną, kaip mes tiesiog sėdim, kaip mes žiūrim telefoną, kaip mes raukomės. Nu, daug prevencijos. Nes tas dribimas tas, ar nevyksta? Taip. Ir natūralus botoksas yra tiesiog mažiau raukytis, kaktos neraukyti. Tai neraukyk ir nereikės ten paskui dėl tos raukšlės pergyventi. Aš apie tą kaktos raukimą. Man toksai klausimas. Mes su Lavija vis laikas nuo laiko pasijuokėm iš to tokio, kur tik tokią matom, kur naktį moteriškės užsikliuoja kaktą, užsikliuoja pakus, užsikliuoja burną. Jau dabar paskutinį mačiau burną. Latekso kažkokio. Kažkokios skaidraus silikonas. Ir aš Lavijai sakau, tu žinok, aš tai naktį kaktos neraukau, sakau, man tai reiktų dieną užsikliuoti, nes aš mimikuoju, žinai, kažką kalbu, viską. Ir aš save bandžiau pasiekti, aš naktį visiškai atsipalaiduoju, ten gali raukšlėtis čia, nes tu į pagalvę atsiremi, ar ne? Bet, pavyzdžiui, kam klijuoti kaktą? Apskritai, čia yra skemas šitas visas klijavimas ant odos dalykų ir kaip tai odai, nu, jeigu visai naktį nekvepuoja. Aš dabar man toksai, kur ką tik viena pažįstama nusipirko. Ai, kaip tik net. Ir sako, tu žinai, man ta kakta tokia graži. Taip išsilygino. Ir aš, įdomu. O aš mąstau apie savo tos, nes aš guliu ir aš matau, kaip raukšlė formuojas ir aš žinau, kad jinai formuojas dėl to, kad aš ant jos guliu ir miegu. Bet aš negaliu. Aš taip užmiegu naktį ir būna taip, bet vis tiek finale aš vartau ar ant vieno ir aš ant tos šilkinės pagalvės dėlioju, kad tik prasitemtų, kad čia neužeitų. Nu, žodžiu, aš dirbu darbą net miegodama. Tas self-conscious kažkoks tai per didelis yra. Tai gal man reikia pabandyti irgi čia užsiklijuoti, kad man ta raukšlė nesidarytų. Tai man toksai, ir toks ir juokinga, bet to pačiu, ką mes norim? Raukšlių nepanaikins. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie, kad ir kakta, įsitempia miega, yra įtampa, būna, galima stebėti žmogų, kuris tiesiog atrodo nieko nedaro, o tuo metu kažką galvoja ir va jau čia raukėsi. Tai yra žmonių, kurie tikrai naktį patys nejausdami kažką tai ten, kaip sakyt, suraukia. Tai gal visai ir padės. Mano atveju aš sakau, kad gal reiks čia pabandyti. O tas nekvėpavimas, kad tu užklievai visai nakčiai, vis tiek 8 valandom odą. Nes jeigu ir čia paklijuoji tą drugelį ir silikonį, ir čia toks visas, sakau, silikono kaukai. Aš čia, pavyzdžiui, man toksai, ką čia daro, aš taip bandau suvokti, atrast, ką čia padaro toj vietoj. Nesugalvoju dar kol kas, gal to žandas, bet nekelia, ten vis tiek žandas jie, ten priklijuoja tiesiog, kad ta vieta tarsi tau įtempia ir tu negali mimikuoti. Jinai tokia, per naktinį gal ir laikosi šiek tiek pavažiuoja viršų, bet turite atsikėlė ir iki vakaro nuvažiuoja. Turbūt tokį dalyką turi tepti ant sausos odos. Sako, lyg tai, kad kremas po apačia. Ai, vis dėlto. Lyg tai, aš dar, kaip sakyt, nebandžius. Bet mums čia toks ant skemo ribos irgi su Kristina užtikrom paklausim, Indrės, kaip čia yra. Tai aš už tai iki šiol jo net ir nepirkau, nebandžiau, vis taip žiūrėjau, tai buvo juokinga, bet kadangi, sakau, jau turiu informacijos iš artimo šaltinio, kuris sako, kad kaip ir okei, tai aš tai gal ir aš, pažiūrėsiu, bet grinai, sakau, aš nesitikiu, kad sumažins raukšlės, aš tiesiog tikiuosi, kad man neleisia įgilėti dėl mano miegojimo. Vienintelis. Tuo pačiu apie tos tokius skemus keistus, tai mums dar labai patinka Kardashian, kur tas tokias pančiachas tokias pristatė, kaip čia pavadinti. Taip, kur užsideda. Tvarščius, nežinau, kaip čia pavadinti. Man toks keistas, jie turėtų daryti. Jis nieko nedarė, mechaniškai mes važiuojam žemyn, kad tu uždėsi, taip, gal tas kelias valandas, tai ryte tu ir atrodysi, gal ten šiek tiek aukščiau, bet paskui, taigi neatstatė nieko. Aš tai skaičiau, kad čia kaip tik netgi labiau juos reiktų dieną, nes, tai dieną mus labiau reikia, gravitacija, supranti, ir mums dieną labiau viskas tysta žemyn, tai mes jau turėtumėm į darbą taip eiti, podcast'e turėtumėm tai sėdėti, o atsiguls, tai tu kaip tik gali nusimti. Man, žinai, ne veltui pasakiau, kaip kokia močiutė pančiachos, kokios skonės, man tai, tie Kardashianų, tie tvarščiai, net nežinau kaip pavadinti, man primena tokius apatinius veidui formuojančius. Iš serijos, kad žmogus tu gali dieną užsidėti kažkokius formuojančius apatinius, jeigu tokia aptempta suknelė ar ką. Bet kai tu nusiimsi, ar tau pasikeis ką nors? Nieks nepasikeis, tam kartui. Ir dar kas juokingiausia, kad aš ir tau, atrodo, rodžiau paveiksliukus, aš radau iš labai senų laikraščių žurnalų, ten 1930-40 tokius pačius, tai reiškia, jau mes jau tai darėm, tai jau neveikia, pamiršom ir tada vėl Kardashian sakė, iš ko čia dar užsidirb pinigų, prašau. Taip komerciniai. O tarp kitko, kalbant apie, pavyzdžiui, tą amžių irgi, kai tu mini, kad 25 vienaip su ta oda, ar ne,
nuo 40 dar kitaip, o pavyzdžiui, toksai, tokios dekados kaip 40 plus ir 50 plus. Ar jos tarpusavį labai skiriasi ta odos priežiūros rutina? Ar jau nuo 40, jeigu pradėjai kažką tokio atradę savo, tai gali jau ten ir varyti iki gyvenimo pabaigos? Aš manau, kad skirtumas jau nebedidelis. Nebegali iš tikrųjų, nebėra aktyvesnių medžiagų, kad būtų jos kitaip veiktų ar kažką, nebėra koncentracijų, kurios veiktų stipriau. Tiesiog, sakyčiau, po 40 jau naudojam tą, ką naudojam, susidėliojam tą stiprią rutiną ir kaitaliojam tas aktyves, stiprias anti-aging medžiagas ir taip ir gyvenam, bet miegas, be streso, mityba, mankštos judėjimas, toksai šitie dalykai dar labai yra labai svarbus ir kad vien ta rutina, vis tiek nei viena neišveš mūsų su tuo, kaip sakyti, su tuo kokybišku amžėjimu. Šitie dalykai ir kuo mes amžėjam labiau, ne kuo į tą brandesnį amžių, tuo šitie dalykai turi dar stipriau veikti. Ir čia mes turim dirbti daugiau. Po 40 mes turim pradėti daryti veido mankštas, savimasažą. Po 50. O kas yra veido mankšta ir savimasažas? Nes aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, esu labai už mankštą, aš esu bandžius, tik prisipažinsiu truputėlį, pritrūkau kantrybės, įpročių tai netapo, bet vis dar tikiuosi, kad tai padarysiu. O savimasažas, žinau, kad Kristina kažkaip labai, sako, man tas atrodo įtartina. Man kaip klausimas dėl tuos tampimo dalykus. odos. Jeigu tu masažuodama tą odą tampai, tai ar nėra tai, kad tu dar ten skatini tų raukšlių susidarimą? Bet netampykim. Tai tas yra, kad aš į masažus labai ilgą laiką žiūrėjau labai skeptiškai, Bet aš nes man irgi atrodo tampo grubus elgesys, ne, kad kažką tai kažkaip, tai jautri oda, kapiliarai aukštai, pavyzdžiui, daug tokių. Bet tas savimasažas tai yra švelnus dalykas. Stipriau paspaudus įspausti, ne praeiti šitą zoną labai stipriai. Patapšnoti, įspaudyti taškus, tiesiog tokiais paspaudimais. Čia nėra, kad čia pradedam maždaug kobidoną ten varom ar kažką tai. Ne, tiesiog toks viskas švelniai, bet jis taip turi būti aktyvint, kad mes aktyvinam limfą, aktyvinam viską, kas vyksta mūsų ir, kaip sakyti, odoje. Tos procesus tiesiog kraujotakas aktyvinam ir jau viskas geriau važiuoja. O kai kažkur užspausta nepraeina, tai ta vieta blokuojasi ir Taip pat darai tą, ar ne? Taip, kiek galiu. Ne taip sąžiningai, kaip norėčiau, bet vis tiek darau, nesakau, paskui tos veido mankštos mašinai važiuoja, gali kažką, iškart tos pratimus kažkokius daryti ir nereikia, kad dabar jau prisėdau ir dabar darysiu vakare, kai jau nieko nebenoriu iš tikrųjų, tik tai išsivalydantis, ten kažką nusivalyti. Važiuoji mašinai, supranti, su kita moterim, kai būna susiligiuoji prie šviesoforo ir tu darai pratimau. O kita žiūri tave ir galvo, ką ta ten daro. Taip. Tai aš ir taip esu gėdos patyrusi, kur mėgstu vairuoti ir dainuoti, ir taip atsisuki, o čia jau švis būtų su tais. Man visą laiką irgi tas pats aš būna. Visiškai Bent jau žinosiu, kad yra žmonių, kurie irgi tai daro. Aš šoku, aš toks būna, kad... O visi, tai mes dar pradėkime tas mankštas daryti ir tada kiekvieną atpažins vieną kitą. Čia mūsų gentis, kurios A, dainuoja ir šoka už vairo ir B, daro dar veido mankšteles. Aš tai pasakysiu, kad aš patikėjau. Aš tikrai labai ilgai skeptiškai žiūrėjau į tas veido mankštas ir Lavijai nekartą apie tai sakiau ir sakiau, čia tampimas odos nesąmonės, bet aš patikėjau nedarydama mankštą, o darydama kvėpavimo pratimus. Aš kvėpavimo pratimais pagal Wim Hofą, kokie 3-4 metai turbūt užsiminėjau. Ir kažkaip aš pamiršau tą pačią pradžią, dariau kelis metus ir dabar buvau visai vasarai beveik metus. Tiesiog buvo karštas oras, nesinorėjo man ten jų daryti ryte ant to karščio. Ir tada aš grįžau po kokių 4 mėnesių ir aš padarau pirmą kartą kvėpavimo pratimus, o kai tu jį darai, tu labai įtempi šitą veido vietą. Čia gal labai estetiškai netrodys, aš jau nenoriu čia taip jau labai neestetiškai atrodyti, bet, žodžiu, darant pratimą labai įsitempia šitą vietas. Ir aš padarau tą pratimą po ilgo tokio tarpo, kokių 4 mėnesių, ir aš kitą dieną atsikeliu ir galvoju, man skauda, ir man viską čia skauda, ir kaklas skauda, ir čia man skauda, ir aš esu tokia panikėrė, man vėžys. Viskas žandikaulio vėžys, žodžiu. Vaikštau pusę dienos, nuotaikos nėra. Žandikaulio dar vykdama yra tai diagnozė. Žodžiu, yra nuotaikos nėra, pusę dienos nesuprantu ir čia skauda. Ir man po pusę dienos galvoju, moteriška, labą dieną. Taigi tu vakar ryte ir šiandien ryte pakvėpavai. Ir kvėpuodama labai stipriai įtempiau čia ir aš prisiminiau, man tie pratimai leido prisiminti, kad aš čia irgi turiu raumenis, su kuriais mes realiai nieko, kalbam, viskas. Bet mes jų tikrai nepertempiam. Ir tada, kaip man skaudėjo kokias 3 dienas tos raumenis, aš supratau, tai su jais galima kažką daryti.
Ir tada, žinok, pasikeitė mano nuomonė apie tas veido būtent ne tai, kad va ten tampiamas kažkoks, bet kažką tais, kad tokio... Taip, kad raumenį, Mankštą. stiprint Taip, raumenį. taip, patį Nes raumenį, čia mes veido turim, raumenį. taip, čia vat ir turim stiprinti ir tą ovalą, va čia tava vieta moteriai labai svarbi. Tai turim stiprinti raumenis ir tas veikia tikrai geriau negu tas Va. ta kojinė, Va. ne? Tvarstis. Tikrai. Tas tvarstis ant veido. Tai va, tai aš dabar Tikrai. tos kvėpavimo pratimus darau dar labiau noriai, ne tik tais dėl to, kad šiaip jie Labai gerai. labai naudingi yra, bet aš supratau, kad tai gal čia man tie buldogo žandukai neatsiras, jeigu aš čia kaip... Kur jau čia tie Ne, žandukai? nėra ten, Tai jau jo. čia. Bet prevencija taip. Žandukas tu. Prevencija gera. Tai va, tai dabar dar labiau visoms parekomenduosiu, nes man dažnai parašo, kokie tie pratimai kvėpavimo, rašykit, pasakysiu kokie. Aš apie raukšles noriu, jeigu jūs man leisite užklausti. Man, kai ilgą laiką tepu kažkokį tai kremą ar serumą ir aš nematau efekto ir man jau norisi mesti, tai aš savo sakau taip. Nu gerai, čia ta raukšlė gal ir nemažėja, bet tai gal kosmetikos ir tų serumų, tų jau labai aktyvų yra, esmė ne kad tau raukšlę sumažint, bet kad tau ten lėčiau gilėtų. Tai vis tik tais, ar yra priemonių ir ar gali jos kažkaip paveikti tas raukšlės kažkurias, ar čia yra mitas, kad raukšlės gali mažinti priemonės. Jeigu labai gerai prižiūrėta oda, visada naudotos tinkamos priemonės, tai be abejo rezultatą kažkokį pradėjus naudoti, sunku, kad kad kažką pamatysi. Tiesiog, matysi moterį, matysi, kad jinai gerai atrodo, paklausi jos amžiaus, pasakys, nustepsi. Tai va čia tas yra, kad jinai reiškia tinkamai gerai rūpinasi oda. Ir nutikti stebuklai kartais gali, jeigu, tarkim, ta priežiūra nebuvo tokia gera, ar ta priežiūra atrodė, kad gera, bet buvo prasti produktai, nors moteris galvojo, kad jie buvo geri, ir staiga pradėjo naudoti geras priemonės, koncentruotas, to, ko reikia, tas stebuklas tada nutinka. Tikrai. Bet jisai nebūna toksai, kad buvo raukšlė ir nebėra raukšlės. Pasislepia. Gali pasislėpti, raukšlė gali. Jinai lieka, bet jos gylis taip stipriai sumažėja, kad jos paviršiui praktiškai tu gali tik tai prieš šviesą pamatyti, roželį tokį. Bet mes čia kalbam apie smulkias raukšlės. Gilios visai neišnyks, bet gili raukšlė gali labai irgi gilis jos gerokai sumažėti. Tikrai įmanoma. Bet paskui tepant, be abejo, vis tiek finale, jos vėl gali eis gilės, bet tiesiog viskas vyks lėčiau. Mes turim suprasti tą, kad kosmetika gera priemonė tiesiog lėtina, pristabdo tuos procesus. O tai numeris 1 priemonė raukšlėm? Pačios nuomonė. Ar nėra, ar čia reikia kompleksiškai kažkaip į raukšlę žiūrėti? Tiesiog ir ką pati į savo kuriamas priemonės. Tai to numeris 1 nėra, turi būti kompleksas medžiagų. Vien retinolio mažai, vien peptidų mažai. Turim sudėti visą kompleksiuką, nes ta raukšlė jinai susidaro ir nuo to, kad oda nepridrėkinta, kad oda jautrėja, kad oda negauna oksidaciją, dabar yra labai toksai ypatingai svarbus dalykas. Tai va ta raukšlė ir nuo šitų dalykų formuojasi. Tai jeigu yra antioksidantų, jeigu yra drėkinančių medžiagų, jeigu yra raminančių medžiagų, jeigu yra visas, kaip sakyt, kolektyvas anti-aging medžiagų, tada mes ir turėsim tą rezultatą. Indre, kaip koreliuoja botulino injekcijos, fileriai ir kosmetikos naudojimas? Kodėl klausiu? Nes viešoje erdvėje irgi matome moterų, kurios akivaizdžiai naudoja tas procedūras, tuos užpildus ir jos tada reklamuoja kažkokias kosmetikos priemonės. Ir tada tu taip sėdi ir galvoji, bet iš kur man dabar žinoti? Tai kas iš tikrųjų tą darbą padaro? Kaip va čia irgi, arba, pavyzdžiui, jeigu pasirenka žmogus, moteris naudoti tas injekcijas, tai ar joms tada tų kremų nebereikia? Vat kaip čia suprasti, ta koreliacija tų procedūrų jau tokių ar ne injekcinių ir tos tokios rutinos kasdienės? Man tai jos nekoreliuoja, bet užpildas patempia odą, kur oda jau pasiraukšlėjo, ar jai trūksta stangrumo, elastingumo, jisai ją patempia ir jinai vėl atrodo lyg atsistato į savo vietą. Bet išoriškai vis tiek ją reikia tepti, kad jinai nesentų ir toliau neblogėtų jos būklė. Tai vis tiek reikia, bet man užpildai iš vis yra tokia kategorija tų ta grožio, kaip sakyt, procedūrų kategorija, kurios neverta pradėti ir daryti, nes užpildai tikrai tai yra svetimkūnis mūsų odoje, kuris gali duoti ir labai neigiamų reakcijų, kuris gali netgi iki odos nekrozės, mirti odos ląstelės. Čia tokių kraštutinius atvejus sakau, bet tiesiog matosi,
moteris, kurios daug metų naudoja užpildus, vyresnėme amžiuje paskui ta oda tokia lyg krateriai pasidaro. Ir tada nei ten ką jau be padarysi, nu, tu tampai odą ir tugi negali pūstis ir Taip, toksai iki begalybės. Arba Man vienu čia metu tada tas rizikingas- toks išsipūtimas, tikrai Taip. toks putlus tas veidas maksimalus jau tas pasidaro. toksai. Tai man čia toks, savęs destrukcija. Savo bruožų, savo veido destrukcija. Tai tada ta rutina, būk gera, taip paprastai paaiškink. Aš nuo savęs irgi taip prašau, kuo trumpiau, kuo aiškiau, kuo labiau taupant laiką ir pinigus, kiek tų priemonių, ką po ko ir kada daryti, kad įmanoma būtų tą sustabdyti, sulėtinti ir, kaip sakai, net pakonkuruoti su visokiais fileriais. Jeigu nuoširdžiai užsiimi disciplinuoti savo odos priežiūrą, kad to gali užtekti ir išvengti tokių dalykų, apie kuriuos taip garsiai žiūrėk ir nekalbama. Čia tikrai buvo svarbi šitą informaciją išgirsti. Taip. Tai rutinas paprasta. Iš tikrųjų, nuimkim brandesnę moterį, ne? Kadangi vis tiek čia jau suaugusių moterų klubas. Nuo 40. Nuo 40. Prausiklis. Aš veido toniką pridėčiau dėl kokybės, bendros priežiūros kokybės. Nemėgsta, jeigu moteris nemėgsta toniko, jo nedėkim. O eiliškumas, pradedam nuo Prausiklis, Nusiprausim tada veido tonikas nuvalom, reikia toniko sudėti, žiūrėti, tai turi būti aktyvi, raminanti, kažkokia tai Bet jeigu pagerinta priemonė. kosmetikos nėra, toniko vis tiek reikia, jeigu aš nieko nesu ant veido užsitepus. Ne, tai po prausiklio. Po prausiklio. Taip. Nuplaunam prausikliu, nuvalom toniku. Taip. Tonikas Okay. Atgaivina tarsi, Taip, ne? tarsi atgaivina, padaro papildomą kažkokį darbą, jeigu tam skirtas. Tada veido kremas. Kremas arba serumas, kas ką išsirenkam, bet geriau, kad tai būtų kreminės konsistencijos priemonė, tas pagrindinis drėkiklis, kurį tepam veidui, kaklui, pakiams. Na ir ant viršaus jau greičiausiai, kad dedam apsaugą nuo saulės. Tai čia rytinė rutina galėtų būti tokia, vakarinė rutina vėl prausiklis, tonikas, tada jau tas aktyvus serumas, retinolis, peptidai, fermentai, egzosomos. Bet ne visus kartu. Ne. Vieną vakarą, vieną priemonę. Ir iš vis vienu metu gal rekomendacija naudoti vieną, gal 2 aktyvius serumus kaitaliojant, jeigu nori ten kažkaip tai tokio maksimalesnio rezultato, stipresnio, kaitalioji, bet vis tiek nesluoksniuojam ten 6 sluoksnių. 4 sluoksnių. Kremas, serumas, kremas, viskas, einam miegoti. Kitą vakarą vietoj serumo antiidžinginio dedam rūgštinę priemonę. Ir vėl tada kremą. Rūgštis svarbu, rūgštis 2-3 kartai per savaitę, šveitimas rūgštimis. Labai jautri oda, vėlgi tai individualu, labai jautri oda gali tą daryti kartą per savaitę. Jeigu kokia aknė, kartais būna, kad rekomenduojame ir kas antrą vakarą daryti, bet vėlgi svarbu pasirinkti pagal savo odos tipą ir problemą tinkamą rūgštinį produktą, pačią rūgštį. Tai sausa, atsiprašau, sausa ir riebi oda, tai jau rūgštis skirsis, taip, nes riebiai odai yra salicilo rūgštis visada, aknė ir visos kitos problemos, kad spręstų tas problemas. Sausa oda lygiai taip pat gali naudoti salicilo, bet bus nusluoksniuos paviršių, nepakenks tikrai, viskas tvarkoj, bet neturės stipresnio antiidžinginio poveikio. Tai sausai visada kokios AHA rūgštis, jeigu nejautri oda, tai jos ir nušveičia, ir skaistina, ir šviesina, ir netgi raukšlelių gilį mažina, ir tokia yra prevencija, stipresnė amžiaus prevencija. Jeigu yra jautri oda, yra PHA rūgštis, jos yra toksai švelniai nušveičia, nuvalo, trupučiuką antiidžingo, švelniai pašviesina kažkiek toks ir nejautrina. Tai žodžiu, čia keli variantai, bet, yra dar ten į gilį galima lysti ir daugiau. Mes šiandien susitikom su Indre ir aš pirmas sužinau tokį dalyką, nežinau, ar tau tai bus naujiena, tai Indre paplėtosi, kad pasirodo bėgant metams odos tipas, ten normali, mišri, riebi, sausa, ten ekstra sausa, ar ne, kuriuos mes jau kaip ir daug mažinom, tokius klasikinius, sako, kad gali keistis. Kad jeigu tau 25 būna nustatę, pavyzdžiui, ten kokį nors mišrios odos ten tipą, ar ten riebios, kad kai tu sulauksi 40 ar plus, tai gali visiškai pasikeisti. Taip. Odos tipas nėra visam gyvenimui, odos tipas keičiasi. Mum amžėjant, keičiantis hormonų pusiausvirai, oda tikrai keičiasi. Ir gal dažnesnis atvejis, kai iš riebios odos einam į sausesnę, šiek tiek rečiau, kai iš sausos einam į riebesnę. Bet kas kokius 5, jauname amžiuje, gal iki 30, gal taip visai net neaktualu, tada jau kas 5 metus reikėtų lyg tai pasitikrinti savo tą odos tipą, ar niekas nepasikeitė. Gal kažkam dažniau tai irgi yra individualu, bet reikia stebėti, ar nesikeitė, gal sausumas dingo, gal atsirado kažkokio riebaliuko, o gal buvo spogeliai aknė
ir dabar nebelieka. Tai va turim stebėti šitą situaciją, nes odos tipas irgi per amžių keičiasi. Tai turim atkreipti dėmesį ne tik į amžių, bet ir į odos tipą, nu ir tada jau, kaip sakyt, asmeniniai poreikiai ir odos būklė tuo metu. SPF-as. Čia yra nuolatinis ir, kaip sakant, prisiekęs vartotojas, čia yra tas, kuris bando išsisukti ir sako, nu bet žiūrėkit, ašgi užsitepsiu krem pudros, po to sausos pudros ir būsiu taip apsaugota. Nes man dažniausiai kažkaip, kiek aš bandžiau, tikrai daug nebandžiau, bet man jie tokie sunkus tie SPF kremai ir jeigu aš ant viršaus tada noriu trupučiuką tos dekoratyvinės kosmetikos, aš jau jaučiuosi kaip sumuštinis. Indre, patark, tai kaip čia dabar susidėliot viską, kad ir jaustumeis gerai pats ir tą apsaugą gautum, o neįsivaizduotum, kad jeigu aš pasipudruosiu, tai aš apsisaugosiu. Tai Lavija pati iš tikrųjų yra atsakei. Nepatinka kremai, viskas gerai. Yra makiažo pagrindas su SPF-u, yra pudros su SPF-u ir makiažo pagrindas 35, pavyzdžiui, 30 grubiai. Kasdienai va tokiai žiemai tikrai yra per akis. Vasarą jau tada reikėtų SPF, kad ir makiažo pagrindo su 50 pasižiūrėti. Bet tikrai yra pasirinkimas, yra tokių produktų ir jeigu nesinori kremo, galime padaryti būtent makiažo pagalbą. Tai vat variantas nemėgstančiom, va tų riebių, visokie, jie dabar lengvesni, jų yra visokių, bet jeigu va dengt makiažu, tai galima tikrai tą daryti. O šiaip vis tiek SPF reikia. Ir paprastai dienai, gal tada netgi, jeigu nesausa oda, ten normali, kad neperkrauti tų priemonių, aš gal dienai neatsakau tada tepti tik SPF-ą. Na, papačiai, jeigu brandesnė oda, galima tą anti-džinginį serumą tepti ant viršaus SPF-ą, o nakčiai jau palikti tą regeneruojantį pagrindinį tą, žodžiu, veido kremą ar serumą. Nu, nusiperki produktą, vienas prekės ženklas žinomesnis, kitas mažiau žinomesnis ir tada aš visai kažkaip galvodu, nu tai vis tiek juos kažkas kontroliuoja, juos kažkas patikrina, jiegi čia belenko, tai man negali pardavinėti, nu negi jie tikisi, kad aš nusipirksiu ir dabar čia ant savo veidų vieninteliu išbandinėsiu viską. O kaip yra iš tikrųjų? Tai ar gamintojus tų odos priežiūros priemonių apskritai kažkas kontroliuoja, ką jie ten įdėjo, ar ten saugu, ar nesaugu, ar tai yra taip, kad kai kažkas pasiskundžia, tai va tada ta kontrolė ir įvyksta, nes aš įsivaizduoju vartotojų teisės, tai turbūt visų kremų gamintojų Lietuvoje nepatikrins. Tikrai nepatikrins. Bet jeigu tai yra, imkim su sąlyga, kad yra sąžiningas gamintojas, kosmetikos rinka yra labai griežta. Labai griežta, viskas surašyta, jeigu ribojama, jeigu neleidžiama naudoti, neleidžiama. Yra N įvairių priedų prie reglamento, kurie sako, ko negalima, ką galima ir kaip tą daryti. Nu, bet nieks nestovi ir nežiūri, kai jūs ten pilstate. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra tyrimai, kad kiekvienas į rinką Europos Sąjungoje, dabar šneku apie mūsų teritoriją, kiekvienas į rinką išleidžiamas produktas privalomai turi būti patikrinamas. Mikrobiologiniai tyrimai, tai yra tyrimai, ar nėra grybelio, bakterijų, visų šitų dalykų, kad jis atlaiko tą. Bet čia yra tikrinama tada, kai naujas visiškai produktas į rinką yra paleidžiamas. Naują produktą. Ar paskui kažkokios partijos tikrinamos? Reikia ir partijas tikrinti, būtent mikrobiologiją konkrečiai. Tada yra dermatologiniai tyrimai, kai padaromi tyrimai vieną kartą. Jeigu produktas nekeičiamas, tai tiesiog galioja tie vieni tyrimai, kur padaroma pasirinktinai, gali būti 10-20 tų respondentų, pavadinkim, kur žiūrima, kaip veikia ant jų odos. Tada yra produkto stabilumo tyrimai, tai juos padarom, kiek produktas gyvuoja ir kiek jisai gali išbūti stabilus. Tai vat nuo to priklauso ir jo gyvavimo laikas. Ir tada dabar galvoju, ar mes turim dar kažką užkrito, bet efektyvumo tyrimai čia yra pasirinkimas jau. Čia yra kiekvieno gamintojo pasirinkimas. Jeigu norės pasigirt, tai padarys? Net nepasigirt. Labai griežtai yra kontroliuojama rinka ir mes nebegalim sakyti nuo raukšlių, didina stangrumą, mažina jaunumą ir taip toliau. Čia teisiniai dalykai. Taip, gražina jaunumą, gal dar tokį gal ir galima kažkaip ten prasukt. Bet iš esmės, kad jeigu nori kažką teikti rimtesnio, pagal reglamentą, turi pasidaryti tyrimą, kuriam būtų parašyta, kad tiek ir tiek procentų mažina raukšlės, tiek ir tiek padidina stangrumą. Tai sąžiningi gamintojai tą ir daro, bet tikrai yra daug puslapių, kurie prekiauja įvairią atsivežtą kosmetiką ir tiesiog rašo, kas jiem šauna į galvą, o gal pats ir gal iš gamintojo gauna tas nuorodas, bet iš tikrųjų dabar pati rinka yra labai griežtai reguliuojama ir va tie teiginiai, jeigu yra patikimas gamintojas ir sako, kad raukšlių, ar dar nurodo procentą raukšlių, kokį sumažina, tai tada praktiškai kaip ir gali tikėti, nes jis bus pasidaręs tyrimus. Nes labai jau grubu yra rašyti procentą,
kad tiek mažina, jeigu tu akiplėšiškai jau nedari. visiškai. Taip, visiškai. Tai va, toksai, kad reikia tyrimų ir Tai to reguliavimo yra ir... labai reguliuoja ir toliau jie čia mus riboja, reguliuoja, žodžiu, tikrai griežtai. Bet vėlgi visur, žinot, visi randa, kur paslyst, kur kaip kažką kitai padaryti. Plus labai konkurencija didelė. Tai, žinot, labai sunku išsiskirti ir kiekvienas daro maksimaliai, ką gali. O kur didesnė konkurencija, tai vartotojas laimi. Taip. O kalbant apie tą konkurenciją, dar trumpai, pačios nuomonė. Vis tik tais, šiais laikais, kad sukonkuruoti šitoj labai konkurencingoje rinkoje, tai ar naujus produktus vis dar kuria chemikai, ar jau dabar kuria marketingistai? Nes kažkadagi skincare pramonė buvo kas, atsisėda chemikas, padaro formulę, sukuria kažkokį kremą ir marketingas buvo lygiai tokios pačios svarbos kaip sandėlys, kuris prekes atkrauna. Jis turi padaryti reklamą, parodyti. O dabar man jau kartais atrodo, kad jau marketingistai labiau kuria tą produktą ir iškart sugalvoja, kaip jį parduos, o ten kokia jau ta chemija, tai kokia nors bus. Iš sandėlio tokia kaip ir kito 100 kremų. Ar yra tame tiesos? Aš manau, kad didelės kompanijos, ne aš manau, o kaip ir žinau, kad didelės kompanijos pradeda kurti nuo marketingo, nes kokios tendencijos, o jie neturi to produkto, reikia tokį produktą padaryti, daromos apklausos, tyrimai, stebima ir prasideda dažnai nuo tos pusės. Mokslininkam, ne chemikam jau yra paduodama, kad tu turi sukurti produktą, o kiek ten ko turi būti, vėlgi, didelės tos kompanijos, tai jos tiesiog daugiau yra kalba apie uždarbį, tai gal taip nesiakcentuoja į veiksmingas koncentracijas. Dabar mes turim labai daug tų indie brandų, vadindamų tų naujų nepriklausomų ir kas yra gerai, nes duodam trupučiuką spyrį tiem dideliem, kurie iš seniai, kaip sakyt, užmygė ant laurų. Tai tas yra gerai. Tai va šitie brandai jau jie turi savo filosofiją, jau trupučiukai dalykų žiūri kitaip, jie pasidomi mokslu, jie pasidomi medžiagomis ir tas produktas jau išeina visai kitoks. Tai va, Tai bet yra to, kad jau ir marketingas būna tas pirmas taškas, kuris pradeda kurti. Ta prasme, 80% marketingo, manau, kad ir 20 geriausių atvejų jau kai pradedama. Tada jau ir vargšus chemikus prisijungi, sako, ateikit, papasakokit, kad ką jau ten įdėsit. Taip, įdėkit ten to. Įdėkit ten to. Bet nesvarbu, kad galėtume parašyti, kad rekina. Taip, kad gerai, kad kokiai nors žvaigždai tiktų prie veido, kuri tenai kokia nors mega žvaigždė pasaulio. Indrė, ir pabaiga, ko pati niekada gyvenime nenaudotum, nesteptum ant savo didžiausio turto veido, kaip Kristina sako? Netepu kvapų alergeno, netepu priemonių, nenaudoju su alkoholiu. Griežtai, labai žiūriu prausiklio sudėtis. Nežiūriu, ką žiūriu, aš savo naudoju, tai man nėra ką žiūrėti. Bet iš principo, kai skaitau etiketes, labai žiūriu prausiklio, nes yra tas ir sodium lauryl sulfatas, ir kitos formos tų sulfatų. Tai irgi labai aršios priemonės tiek veidui, aš net ir kūnui renkuosi priemonės be jų, net ir kaip sakyt, plaukams. Tai o daugiau, aukso netepu, placentos netepu. Netepu tas, kas neveikia. O braškė su agurkais tepi? Ne, va čia atskira tema yra naminės kaukės. Čia mūsų mamų yra jaunystės, ta prasme, vienintelis aruodas, o iš kur galima buvo gauti. Tai ar dabar iš tikrųjų verta ant savęs tą maisto produktus tuos tepti, ar tegu ir lieka šaldytuve? Tegu lieka šaldytuve. Neišsiplėskim, bet tegu lieka šaldytuve, tikrai yra tų kaukių, jeigu norisi, jos vis tiek labiau pasvertas jų rizika sujautrinti odą. Ir vis tiek tai yra kosmetinės medžiagos į jas dedama, o produktai, uogos, vaisiai, dar kažkas gali sujautrinti odą. Šiais laikais dar iš kitos pusės nebežinom, iš kur tie produktai, su kokiais priedais ateina į mūsų namus. O Indrė, kokį produktą suaugusių moterų klubui mūsų moteriams parekomenduotum, kuris tikrai būtų naudingas? Aš taip galvojau, kad būtų ir naudingas, ir galėtum naudoti kasdien ir gauti tokią naudą maksimaliai. Tai mes turim atstatomąjį serumą. Sakyčiau, kad universaliai brandžiai odai, tai galbūt ne tik riebiai odai rekomenduoju pakiams, kaklui, dekolte. Bet iš esmės tai yra super aktyvus produktas, tai yra mūsų bestselleris iš tikrųjų. Ir jisai labai aktyviai kovoja su senėjimo procesais. Pasirūpina oda multifunkciškai, apriepia visas funkcijas išskyrus tik SPF-ą. Ir be abejo, mes turim ir tyrimus, kur ir raukšlės mažina, ir stangrina, ir elastingumą didina. Tai toks, kurį tepi, aš gyvenu praktiškai su šituo vienu produktu veidui, kaklui, pakiams. Kadangi oda šiek tiek pariebėjo, tai į tą zoną pridedu dar vieną produktą pakeitimui, bet iš principo man tai yra čia mano mylimukas ir
Ir mūsų moterų mylimukas. O kaip jis irgi. vadinasi? Atstatomasis serumas, dabar turim angliškus jau pavadinimus, Regenerating Serum. Tai gal padovanot galim? Tai žinoma, tai tam aš jį čia ir turiu. Mūsų vienai iš žiūrovų padovanokim šitą nuostabų serumą už komentarą, už užsitraukimą į mūsų pokalbį, į mūsų podcastą, reagavimą į mūsų temas, visą, ką mes paliečiame ir apkalbame šiuo atveju šiame epizode. Reaguokite ir, burtų keliu ištrauksime ir padovanosime štai tiesiai iš Indrės rankų. Drew Beauty serumą ir dabar mes taip apie auksą tiek daug kalbėjom, tai va, auksą ne į vidų reikia dėti iš išorės. Į auksą reikia žiūrėti, puoštis, žinai, bet nei valgyti, nei teptis ir buteliukas, ant odos. kad auksų spindėtų ir būtų smagiau teptis. Taip. Tai ačiū labai, aš tai tikiuosi jau dabar tikrai tame klampame tokiame, žinai, ir pelkinė, ir tokio, nežinau, kosmetikos girėje, tai man toks takelis nusidrėkė. Mažutis, aiškus, siauras, nieks manęs nebeblaškys, man kažkaip pasidarė žymiai ramiau po šito pokalbio. Aš tikiuosi, kad mūsų žiūrovėms ir žiūrovams, nes mūsų suaugusių moterų klubo yra neblogas procentas ir vyrų, kurie žiūri, ir jie be jokios abejonės lygiai taip pat rūpinasi savimi ir savo odą. Tai dar sykį labai ačiū šiandien, kad atėjai pas mus, Indrė, ir papasakoja apie viską, kas yra svarbiausia toje kasdieninėje rutinoje savo veido, kas yra iš tikrųjų taip paprasta. Taip. Ačiū ir jums labai už pokalbį ir už tai, kad pakvietėt. Ačiū. Indrė. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Kaip ir kiekvieną kartą mes jūsų prašome paspausti laiką, prenumeruoti mūsų kanalą ir primename, kad dar daugiau mūsų kuriamo turinio, kuris nesudubliuoja su tuo, kuris yra čia YouTube, mes kuriame Substack'e ir nuorodą į mūsų Substack kanalą mes paliekame aprašyme ir kaip ir kiekvieną kartą vienai pakomentavusiai arba pakomentavusią mes dovanojame dovaną už komentarą ir šį kartą tai yra Drew Beauty kosmetikos, Indrės atneštas serumas moteriai virš 40. Taip, regeneruojantis, žodžiu, labai tinkantis. Bestselleris. Drew Beauty bestselleris bus dovanų. Tai labai ačiū. Ir jeigu dar turite norų, užsukite, mes esame ir Instagrame, ir Facebook'e Suaugusių moterų klubas. Iki. Iki.